Sveiki visi. Šiandien Sveiki. susirinkę į tiesioginę mūsų transliaciją webinarą. Sveiki ir tie, kurie įrašą žiūrės kažkada tai gal. Šiandien tokia tema, galvoju, labai svarbi ir labai aktuali kiekvienam ūkininkui. Ir daug dabar apie dirvožėmį, kai mes pradedam kalbėti, taip girdisi daugiau dirvožėmio tema ir visokių viešų pasisakymų. Ir mokslininkai kalba ir daugiau tikrai tokia labai aktuali tema Europos lygių, ta dirvožėmio problemos. Ir galvoju, sėjomaina yra viena iš tokių svarbiausių iš sudėdamųjų dalių. Tai yra viena iš svarbiausių sudėdamųjų dalių dirvožėmio apsaugos ir dirvožėmio gyvybingumo išsaugojime. Ir šiandien tokia tema, kodėl svarbi sėjomaina, ne augalų kaita. Bandysim paaiškinti, kas ta sėjomaina yra, kaip mes ją suprantam. Taip pat paliesime temą dvinarių, daugianarių pasėlių, kas jie tokie ir kuo naudingi gali būti. Ir taip ne per giliai augalų lygos, nes tiesiogiai susijęs su dirvožėmiu ir su sėjomaina, su tais pasėliais, kuriais auginame. Ir natūraliai žolių kontrolė, mes apie tai jau kalbėjom, atskirą webinarą turėjom. Jeigu kažkam bus daugiau naudingos, reikės daugiau gilesnės informacijos, galima būtų pasižiūrėti įrašą. Taigi tada temos, kurias paliesime, sąvoka. Nes galvoju, sąvokos yra labai aplamai svarbu. Apie bet ką mes, jeigu pradedam kalbėti, diskutuoti, nes gali būti, kad apie tą patį daiktą kalbam, bet visiškai kitaip suprantam. Ir čia tas sėjomaina, kaip mes ją suprantam, tokia sąvoka. Fitosanitarinė pertrauka, kas tai yra. Pateiksim pavyzdžių sėjomainos, optimalių tokių, kaip aš įvardinau, tokių, kur mano supratimu geri sėjomainos. Jeigu pavyktų ūkiuose laikyti tokią sėjomainą išlaikyti, tai manau būtų labai faina. Ir taip pat bus skirtingų sėjomainų pajamingumo palyginimas. Kodėl tai svarbu? Irgi pasakysim, kad kartais žmonėms, kai sakai, sako, kviečiai rapsai, tai čia pagrindinės kultūros pelningiausias, jas reikia auginti. Ir čia parodysiu, kad ir kitos kultūros, žvelgiant iš visos sėjomainos, iš visų 6 metų, pavyzdžiui, yra 6 metų sėjomaina, arba kaip pasakyti, šešialaukis sėjomaina, reiškia per tą lauką per 6 metus apsisuka visi augalai. 6 metų sėjomaina ir koks jos pelningumas visos sėjomainos, ne atskirų kultūrų, bet būtent svarbu žvelgti į visą tą sėjomainą. Nes vieną kultūrą normaliai sėjomainai gerinantis turi sekti bloginantį ir atvirkščiai bloginančią kultūrą turi sekti gerinantį, kad dirvožėmį nealinti. Taip pat bus, kaip minėjau, apie daugianarius dvinariai pasėliai. Mes galima daugianarius vadinti, dvinariai tai tik 2 kultūros, irgi paaiškėsim, kas tai yra. Tikslai, nauda kokie, pavyzdžiui, iš užsienio. Čia bus nuotraukos tokios irgi, kur internete buvo rasta, kur radau ir pats susidūręs ir savo gamybui. Daugiametį toj mes bandėm irgi turėjom ten visokių variantų, irgi parodysiu, papasakosiu. Paskui apie augalų ligas. Irgi, kaip minėjau, čia per giliai gal nelysim, taip prisiliesim, tik paminėsim pagrindinius dalykus ir žolės tas pats. Irgi, kaip sakiau, yra atskiri, webinaras atskiras apie daug giliau apie jas. Ir čia toks vėl paskui tokia diskusija, gal būtų gerai, kad būtų įsijungtumėt, kas galit, kas drįstat, kas daugiau ar brangiau, pigiau ar mažiau, gal subalansuotai. Ir kodėl svarbu išmokti skaičiuoti išlaidas. Mano supratimu, daugelis ūkių šiandien sako, kad skaičiuoja, kai paklausė, sako, skaičiuoja, mes tikrai, o sakau, pasakyk savikainą kviečių, kokia yra. Tiksliai pasakyk, kokia pieno savikaina, niekas jos nežino. Tiksliai paskaičiuoti gal ir nemoka žmonės, čia kitas dalykas. Kaip suskaičiuoti, ją reikia tiksliai. Į ką ten reikia traukti, ko netraukti. Tie svarbus dalykai tokie, kad išmokti skaičiuoti reikia. Kad įvertinti save, ar brangios trąšos, ar grūdai pigus, tu turi žinoti savo savikainą. Jeigu tu jos nežinai, tai ten gali sakyti, kad ten 200 eurų už kviečius yra mažai. Gal visai gerai, jeigu susiskaičiuoji. Taigi, tada pradėkim. Sėjomaina. Tai apibrėžimas, čia sąvoka. Tai suplanuotas, sistemingas skirtingų augalų auginimas tame pačiame lauke, kaitalinant juos kasmet arba kas keleris metus. Jeigu čia gali būti sėjomaina ir atsiliavimas. Tai nebus gera sėjomaina, bet tai yra sėjomaina. Jeigu pasėliai atsiliuojami metai po metų atsiliavimas, reiškia, kad ta pati kultūra siejama ir kitais metais. Vienus metus auginama, praėjo metai, kiti metai ir vėl ta pati kultūra. Tai čia vadinasi kultūra atsiliavimas. Tai nėra geras variantas, bet yra. Tai dalis irgi sėjomainos gali būti. Tai tas principas, kad augalai tos irgi sėjomainui, kad išlaikyti sveiką dirvožėmį, labai svarbu, ką ir minėjau, kad gerinanti kultūrą keistų bloginančią.
Ir atvirkščiai, jeigu ten kažkokie, pavyzdžiui, tokie rapsai, nu, jie tokie daugiau neutralūs. Kviečiai tokie jau bloginant, javai visi, skaitykime, ne, tokie dirvožemiai nėra gerinanti kultūra, o ankštiniai žolės, ankštiniai augalai, pupožyriniai ir visi kiti, jie yra gerinantis. Tai vad būtų gerai, kad po tų sėjai tą, po ankštinių sėjai javus, po javų sėjai ankštinius. Ir ten tokius realius pavyzdžius, kai parodysiu, bus gal lengviau suprasti, apie ką mes čia norim pasakyti. Ir tą kelių metų pertrauką išlaikyti, taip, apie fitonitarinę tą pakalbėsiu. Pagrindiniai sėjomainos tikslai yra nauda, tai dirvožemio tausojimas, kaip ir minėjau, viena iš pagrindinių tokių šiandien kas aktualu, dirvožemio tausojimas, būtent tausojimas. Jeigu mes į dirvožemį žiūrime kaip į gyvą organizmą, kaip į gyvą ekosistemą, tai galvoju labai svarbu šitas dalykas, o būtent ta dirvožemio, būtent sėjomaina, augalų kaita lauke. Tai yra, kai dabar įvardinta ne sėjomaina, bet augalų kaita ekoschemose. Galvoju, kokia augalų kaita lauke gali būti, augalų kaita tame lauke. Bet jeigu kalbam apie ūkio dydį, tai jau eina sėjomainų sąvoka, kad ten laukai keičiasi, laukai vienas kitą keičia kultūros laukuose. Ir tai nėra jau kaita kaip po tokia. Ir dar tas pliusas, kova su kenkėjais ir lygomis. Čia irgi va, dėl tas, kur paliesim paskui apie kenkėjus ar apie lygas, nesigilindami per daug, bet tikrai didžiuliai prisideda labai, ypač dabar plintantis pelinis pašiaušlis, kur bėda, tai yra konkrečiai sėjomaininė bėda. Jeigu yra atsiliuojami kviečiai, pašiaušlių turėsim iki sotis ir bus sunku su juo kovoti cheminių priemonių. Yra dar kažkoks efektyvumas, jų yra tų chemikalų, naujų herbicidų ateina, bet su laiku 2-3 metai, čia irgi iš patirties kalbu, 2-3 metai ir iš karto. Atsparumas 20% efektyvumas krenta iki 20%. Tai jeigu tenai, tegu krenta ir 50% tas efektyvumas, tegu būna ar kiek, bet jų lieka. Ir tokia nuomonė, kad mes jau turėsim su tuo peliniu pašiaušliu susigyventi, kaip su kokiais šliūžais, tas požiūris toks turi būti, mes su jais gyvensime. Tik reikia taip juos prilaikyti, kad jie ekonominis to žalos didelės mūsų kultūrum nedarytų. Prilaikyti juos reikia. Bet kad išnaikinti kažkaip visai jau jį patraukti turim, užėjo tokį gėrės ir jis jau bus. Mano tokia nuomonė, jisai bus, labai sunkiai įsinaikins. Arba kad iš vis įmanoma, taip įmanoma galvoju, bet reikia padirbėti ir žinoti. Žulių kontrolė. Irgi, kai sakiau, per tarpinius pasėlius, per sėjomainą, būtent irgi labai svarbu, ką apie pašiaušlį dabar kalbu, tai yra žulių kontrolė. Didesnis kultūrinio augalų derlius, ūkio pelningumas. Čia reikia suprasti, čia ilgalaikį perspektyvų išvelgiant, ne taip, kad atrodo, vėl realybė mano tokia iš istorijos, kad jeigu kviečiai pirmi būdavo didžiausias derlingumas, daugiametė patirtis, antramečiai kviečiai atsiliuoti, reiškia, derlingumas krenta minimum toną, gal pusantros, priklausomai koks priesėlis buvo ir kokios sąlygos po to, aišku, pasijos kokios buvo, ten daug dalykų tokių dedasi, bet vidutiniškai skaičiuodavau toną kaip nieko skirtumas nuo pirmamečio ir antramečio. Jeigu galima mėšlų turim, kažkokių yra žmonių, kur kalbu, sako, aš antramečių irgi gerus derlius gaunu, tai jokių problemų. Tai tavo organiką panaudoja, jeigu mėšlų turi kažkaip ten į antramečius tuos, galima kažkaip dar stumti tą derlių gerą į priekį. Bet ilgalaikį perspektyvų, jeigu žvelgiant, netgi neturint tos sėjomainos normalios, tai čia ateities nėra. Tokiem ūkiam reiktų susivokti iš karto. Jeigu žvelgiant į ateitį, norite būti pelningi, mažiau priklausomi nuo tų išorinių faktorių, sėjomainą reikia ją įsidiegti į ūkį. Ir bandysiu dabar čia parodyti, kodėl naudinga. Ir vėlgi, čia svarbu pelningumas visos sėjomainos su neatskirų kultūrų. Irgi skaičiavimus parodysiu. Bet čia vizualiai parodyta, kad suprasti, nes tikrai gal žmonės, kurie nesusidūrė, netiesiog vis tiek žemės ūkio arba kažkaip mažiau ten, ką tai reiškia tas sėjomaina. Yra čia tokie daugiau mažiau 4 laukai suskirstyti. Čia jie, kad vizualiai čia tie tokie, čia gal paveikslėlis iš interneto. Čia tokie tipo kaip laukų pakraščiai apžėlę krūmukais, jie irgi naudingi visokiem gyvūniukam, paukščiukam, žvėreliam, šitiem vabaliukam slėptis, tai jie labai faini čia tos juostos, tos, skaitykime, ne, tos bioįvairoviai, visokiem mikroorganizmams, visiems gyvėms slėptis, jos naudingos, bet pas mus to nėra, ten nėra tokių. Bet pats principas 4 daugiau mažiau vienodų dydžio laukai, 4 daugiau mažiau vienodų, skaitykime, kiekvienas po 10 hektarų, ir ką reiškia, tas rodiklis parodytus, čia sukasi prieš laikrodžio rodiklę. Skaitykime, ne, čia viena, tai reiškia, miežiai yra, barliai miežiai, kitais metais čia ateis tada rūts, kažkokie šakninės kultūros, gal runkeliai, gali būti kažkokie bulvis ar kas, kad ten kukurūzai, ką ten augina, kažkokia techninė kultūra. Po miežių, miežiai keliauja po dobilų, sėsis, dobilus išdirbi, o kaip išdirbsi ten, ar minimaliai dirbsi, ar tiesiogiai sėsi, priklauso nuo kiekvieno ūkio pasirinkimo, sėja miežius.
Dobilai tada siejasi į kviečius, arba įsilis buvo kviečiuose padarytas ir po to dobilai, irgi mūsų praktikoje buvo darydom įsilius į kviečius ir po to nukulę kviečius jau turim dobilieną. Ir vėl į tokiu ratu ir sukasi. Čia skaitytųsi keturių metų sijomaina arba keturių laukų sijomaina. Sijomaina. Būtent va tie laukai vienuose metuose auga 4 kultūros ir daugiau mažiau vienodais plotais. Ir esmė yra, jeigu mes į dirvožemį dabar žiūrim dirvožemio tą tokią apsaugą, dirvožemio gerinimą ir gyvybę, tai mes turim atsiremti, pradėti šnekėti apie dirvožemį, konkrečią vietą dirvožemį, konkretaus lauko. Va dabar tas Dobilai, kur yra laukas, kitais metais bus miežiai, kitais metais ten kažkokia šakninė kultūra ir konkrečiai mes tą lauką gerinam. Jeigu mes neturim sjomainus, viename lauke ten kviečiai auga, ten niekam negerai tada, tame lauke, bet augalų kaita leidžia to išvengti kažkaip. Augalų kaitai padaro ten, kad gali būti jeigu pagal ekoschemą už augalų kaitoj negalima atsiliuoti pasėlių. Negalima atsiliuoti, negausit išmokos. Bet jeigu ten pagal gamą, tai galima atsiliuoti iki kažkiek procentų, ten sėti kviečiai po kviečių, ta bazinė išmoka bus mokama. Bet jeigu ilgalaikį perspektyvą, dar kartą sakau, žiūrėti ilgalaikį perspektyvą, nes čia ir patirtis, mano asmeninė kalba. Kad ilgalaikį perspektyvų niekur nenueisime su tais tokiais. Mes kažkada irgi 93, kaip ūkininkavo, 1993 pradėjęs aš ūkyje dirbti buvau, mes ten kviečius ir 5-7 metus iš eilės auginom, kviečiai po kviečių. Įdomus variantai buvo 2 metai, tai kaip sakiau, krenta derlingumai, paskui 3 tokie stabilizuojasi, 4 pradeda truputuką kilti, kokius ten 5 metus beveik kažkaip ten jie daugiau mažiau jau tokie, nebe tokie skirtumas nuo pirmamečių, vėl priklausomai nuo įdėjimų. Čia daug nuo ko priklauso, bet tokia tendencija. Įdomi buvo. Bet vis tiek tai negerai dirvožėmį, jeigu žiūrėti ilgalaikę perspektyvą, šitos monokultūros jos alina dirvožėmį labai, labai alina. Tai jeigu čia suprasti, dabar tokius pavyzdžius parodysiu, kaip dar fitosanitarinė pertrauka, teisingai dar sakiau, paminėsiu, kas tai yra. Tai laikotarpis, per kurį dirva savaime apsivalo nuo specifinių augalų ligų sukėlėjų, kenkėjų, žulių, neauginant toje vietoje tos pačios rūšies augalų. Ką tai reiškia, čia paveiksliuke taip bandžiau parodyti kviečiai, paskui dobilai, skaitykime siejam, paskui taip žemyn eina vėl kviečiai po dobilų, po kviečių eina žemynė rapsai, po žemynio rapsų vėl kviečiai siejasi, po kviečių siejasi pupos. Jau čia būtų 6 laukų sijomaina, tokia ta faina sijomaina, tokia, jeigu pavyktų tokia padaryti, ko dar gerai, kad vien tik pirmamečiai kviečiai būna, vien pirmamečiai gerinanti kultūrą keičia bloginančią ir atvirkščiai. Kviečių derlingumai čia stabilus, gali būti tikrai dideli, po dobilų tai ypač, po rapsų taip, po pupo irgi gali būti kviečių derlingumai dideli, plus 1,5 tonos. Lyginant su antramečiais, jeigu kažką. Bet va čia 6 laukų sijomaina, ten rodžiu 4, čia kaip būtų 6 laukų sijomaina ir tokį galima daugiau mažiau, ten vienodais plotais, jeigu įmanoma vienodais, dėl ko, kad tada kažkaip lengviau planuoti, kaip vienodai daugiau mažiau plotai. Gali būti, jeigu ten turite daugiau laukų, tada laukų blokus padarot, kaip aš darydavau įmonėje. Pas mus būdavo ten keli šimtai tų laukų skirtingų, tai tokius blokus padarydavau iš skirtingų laukų, kad mažų blokų plotas būtų keli šimtai hektarų. Jeigu mūsų 5000 buvo, ten sijomaina 2 skirtingos buvo, jeigu 1000 hektarų, paskaitykim, 2000 po 500 arba po 400 5 laukų sijomaina. Tai va tos laukus blokais ir padarai po 400 hektarų, kad tame kitais metais į tą bloką ateitų kita kultūra, kad organizuot darbus, ten vis tiek važinėjimai visokie, tas daug patogiau. Ir ta fitosanitarinė pertrauka tai yra, kada natūraliai dirvožėmis nėra tos monokultūros, jeigu auginsim, neišvengsim šito, bus lygos. Ir ką mes dabar matome, didžiulė problema yra, tikrai prie tų pačių paminėsiu, rapsuose verticiliozė, konkrečiai dirvos lyga, per neturėjimą sijomainų plinta smarkiai ir didžiulę žalą daro. Ir javų yra javaklopis, stiebalaužės, irgi per dirvą plinančios lygos, kurios kviečiuose toks paslėptas, gal kažkaip neįvertintas, jinai yra ta bėda, bet neįvertina žmonės. Arba kažkaip pagalvoja, čia kiti, čia metai, čia gal kokie meteorologiniai sąlygos, šalčiai kažkokie padarė. Iš tikrųjų ne šalčiai, vabalai rapsuose sugriaužiai ten, iš tikrųjų ne vabalai, ten yra verticiliozė, pagrindinė bėda verticiliozė yra. Ir jinai atsiranda dėl to, kad nėra tų fitosanitarinės pertraukos. Natūraliai dirba užkrečiama, jeigu iš tų vienų pasėliaus nedaug dar buvo vienais metais. Mano istorija irgi ūkiu, kai dirbau, tai buvo mums verticiliozė gal 12 metais, kada pradėjome ją pastebėti, jau atsirado. Tyrimus padarėm, jų užsienį išsiuntėm, prisimenu, čia net nebuvo galimybės. Į Angliją tus stiebų pavyzdžius ir sakė verticiliozė. Pasakė, ir tada jau aš jau atpažinau, kaip jinai atrodo. Jau tada tu žiūri kiekvienais metais tame pačiame lauke, tik ateina rapsai vėl po kokių 3 metų, nes jomanų neturėjom, tad buvo metas toks, jau daugėja, ruduoja ir buvo atėjome iki tokio laiko, kad siejam rapsus
po pjūties visi stiebai rudi, derlingumas iki 3 tonų, ten 2,7 jeigu gaunam, tai būdavo labai gerai, ten apie nulį, maždaug tada tuo metu būdavo apie nulį, jokio pelno nėra. Bet pliusas būdavo, kodėl augindom, dėl to, kad kviečiam geriau tas rapsas, negu kad atsiliuoti kviečiai vis tiek, netgi ir mažesnį derlingumą. Tai ta trukmė fitosanitarinė įvairiom kultūrom skirtinga. Kviečius galima atsiliuoti, vat kviečių atsiliuoti nemėgsta jie, bet jeigu juos kai rodžiu va šitam paveiksliukė, juos galima sėti kas 2 metai, jokių problemų nebus. Po dobilų, po rapsų, po pupų, svarbu po kažkokios gerinančios kultūros. Čia viskas gerai. Ir kiti javai taip pat irgi taip gali būti siejami. Pupos žirniai, vat jau 3-5 metai ta pertrauka turi būti. Bėda tokia, galvoju, čia žalinimas kaip atsirado, pradėjo žmonės auginti žirnius labai. Ir labai buvo tikrai sėkmingi tokie tie derliai, paskui su laiku kažkaip pradėjo kristi, tas pats su pupom, kaip pradėjo auginti žmonės, iš pradžių lygiai geri derliai buvo, čia daugumos kalbų ir dabar yra, kurie ten gerus derlius gauna ir problemų nemato. Bet yra tokių daugumoje, tai tie, kurie sako, vat labai nepatogu, nestabilus derliai tų pupų, nu jų neapsimoka auginti. Vien dėl to, kad vienais metais gali gauti 4 tonas, ant 5 tonas derlingumą, kitais metais toną 2. 2 kokias, nu ekologijoje ten dar mažiau būdavo. Tai gauni 2-3 tonas, nu, kaip planuoti, tada tas išlaidas kažkaip ar kažką įdymus, tai tu darai, derliaus tai tu negauni, bet tu tikiesi, planuoji, kad tu gausi tas 4-5, bet tu jų negauni. Tokia rizika labai didelė atsiranda. O tikslas, va tas ir vėlgi tos fitosanitarinės, kad nutraukti tuos patogenus. Tie patogenai per dirvą, jie gyvena, ilgą laikotarpį gali gyventi, bet jeigu jiem nėra to šeimininko augalo, tai jie ten savo ramiai gali savo nueiti, bujoti, arba jos gali kiti juos patraukti, kiti mikroorganizmai, jeigu gyvas dirvožemis, ten tie, tarp jų santykiai bendravimas vyksta labai įdomus toks. Ir jie tie patogenai gali iš vis žalos nedaryti, jeigu ir ateina po kažkurio tai laiko, jeigu jų ten ir dar yra likę, bet jeigu kiti yra daugiau, jie turi tą tokį masę ir tą skaičių, tai tie patogenai savo ramiai ir sėdės kažkur kamputė, jokių žalos nedarys, jeigu ir bus jų likę dar iš ankstesnių metų. Tai tas tarpas labai svarbus, ir tikrai labai suvokti svarbus. Rapsam 4-6 metai čia parašyta. Aš savo patirties sakau, kai mes rapsus turėjom atsiliavom, kas po 2 metų atsiliuodom, būdavo tokie metai po 2. Paskui buvo po 3, tokia labai tokia idealis, nu, kokia gera tokia sėjomaina, buvo kviečiai, žieminiai rapsai, paskui vėl kviečiai ir pupos. Tokie atrodo, va tas, čia paveiksliukai tai yra 6 metų, šita daug geresnė. Čia ir rapsam daug geriau, ir dobilam, ir pupom. Daug geriau, nes jie fitosanitariniai tarpai yra po 5 metus kiekvienai, išskyrus kviečius, nes kviečiam jau ir nelabai reikia. Bet va čia va šitą gerai, bet jeigu 4 tik būtų metų, tada tik 2-3 metai laikotarpis jau toks ant ribos. Ir mes tų prisiveisim, va savo istorijos, sakau, tų verticiliozius, va dėl to, kad tas jomaina trumpa buvo tokia, nu, mažai laukų ir per daug ateidavo į tą patį lauką po trumpo laikotarpio, vėl grįždavo ir mes tai pasidauginom. Tiek tų lygų, kad paskui derlių visiškai neturėjom. Jau buvo sunku. Sėjomainų pavyzdžiai. Čia aš pateiksiu dabar tokius du pavyzdžius, tai jeigu norit pasižiūrėkit. 6 laukų sėjomaina, čia kur paveiksliukai buvo, žieminiai rapsai, žieminiai kviečiai, plus tarpiniai pasėliai po žieminių kviečių, būtinai privalomai čia, jeigu prieš vasarojų būtinai reikia tarpinius pasėlius pasėti, nu gal po kokių runkelių galim nespėti, dar po kažpusojų, gal kai vėlai čia jau okei, tada ten nepasėsim, bet kur įmanoma po kviečių po vasarojų kažkokį būtinai reikia tarpinius sėti prieš kitą vasarojų. Jeigu bus, bet jeigu vasarojų nėra kažkokių sėjomainų, neturim vasarojų, tik kviečiai rapsai, tai nėra galimybės ir tarpinių pasėlių pasėti. Nėra galimybės dirvožemį gerinti, nes čia kuo tarpiniai pasėliai, tuo įvairovė didesnė. Žirniai pupos 3 metais, skaitykime tas sėjomaina, aš čia kalbu apie vieną lauką, galim žvelgti, kad ūkio masteliu, tai tu va būtų augindami tie 7 laukai, čia būtų pirmu atveju, va čia 7 laukų sėjomaina, tai 6 laukų sėjomaina. Tai arba, jeigu vieno lauko masteliu žiūrim, pasimam vieną lauką ir žiūrim, tai 1 metais tame lauke žeminiai rapsai, 2 metais žeminiai kviečiai plus tarpiniai, 3 metais pupos arba žirniai. Pupos arba žirniai, ūkininkas čia gali irgi tokia laisvė yra, ankštinių blokas, tai yra ankštinių laukas, ankštinių grandis. Gali būti sojos čia, gali būti kažkokie kiti, nesvarbu, kas ūkiui patogiau, gali žūlį, gali mišinį kokį auginti žalę, bet svarbu, kad būtų ankštiniai įtraukti ir jie gerinantis, azotą fiksuojantis, kur vėlgi trąšos brangius dabar reikia išnaudoti gamtos tos duotybės mum, kad galime išnaudoti gamtų laisvo azoto, visi ankštiniai pasiima ir aišku mikroorganizmai, kurie dirvožemį gyvena. Žieminiai kviečiai vėl tarpiniai ir paskui čia miežius vasarinius įtraukia arba avižas priklausomai, kas ūkius avižus dabar irgi jau tokius lyg einama kultūra, tokia lygtais ir ekonomiškai gal neblogai atrodys kaip vasarojus salikiniai miežiai, žmonės čia daugiau gal salikiniai miežiai būtų orientuotis auginti.
ir po tarpinių pasėlių. Čia nekalbu dabar apie žemės dirbimus, čia apie sėjomaną pačią principai. Ir po miežių avižų čia žieminiai kviečiai pareina, tokia kaip vėl ta prieš kultūra nėra tokia javai, kaip nėra jinai tokia, nu, kad čia labai idealus tas perėjimas toks, bet vis tiek ilgalaikį perspektyvų, kaip aš žiūriu per visą tą 6 metų sėjomaną, tai viskas gerai, pupos yra ir tie, ir rapsai. Tai nėra blogai ir tarpiniai pasėliai svarbu, va, kad tarpiniai pasėliai, čia yra galimybė pasėti tarpinius pasėlius. Tarpiniai pasėliai per žiemą, aš apie tai kalbu, žinai, gal tikrai reikia užakcentuoti, ne kažkokius posėlius ten kelių savaičių. Ne, įsiliai galėtų būti čia, įsiliai galėtų būti kitas sėjomaina paruošęs su įsiliais. Ir dabar kas gaunasi, ūkėje 50% nuo viso ploto būtų žieminiai kviečiai, nu, imkime, čia skaitykim 1000 hektarų, tai reiškia 500 hektarų būtų pirmamečių kviečių. Ir paskui atitinkamai procentais čia pažiūrėjau. Nesvarbu, koks ūkio plotas, jeigu tokią sėjomainą padarot, procentalinė išraiška būtų tai 50% nuo viso to ploto jūsų deklaruotų būtų kviečiai, 16% būtų apie 17 rapsai, pupožirniai irgi 16, miežiai, žodžiu visų po 17 grubiai. Tarpinių pasėlių čia dar irgi skyriau, kad būtų dabar tarpiniai pasėliai, juk yra papildoma išmoka. Žmonės, kai pradeda kalbėti man, kad sako, tos visokios paramos ar ekoschemos ten jokių neduoda, jokių pliusų neduoda, tai yra papildomi reikalavimai ūkininkam, nesutinku su šituo. Kategoriškai nesutinku. Tada kaip tu žiūri? Galvoju, mes kažkada savo metu, kai nebuvo jokių išmokų už tarpinius pasėlius, už nieką nebuvo, jokių ten tiesioginių nieko nebuvo, nei minimalaus dirbimo, mes auginom 100 hektarų, net ten keliais 100 hektarų mes auginom tarpinius pasėlius, dėl to, kad nauda dirvožemiui buvo. Mes čia išvelgiam naudą, ne kažkokios išmokos nauda yra. Tos išmokos dabar gerai, tikrai sėklą atperka. Tas kiek už tarpinius pasėlius yra, nu, mažėja kasmet ten, dėl to turbūt, kad daugiau deklaruoja žmonių, bet vis tiek sėklą atperka ir sėja pačią atperka. Daugiau ten daryti jums nieko nereikia, pasėjot ir palikot. O ko daryti pavasarį, paskui ateina ten nušalę, jeigu bus, tiesiai pasėsit, minimaliai suskūsit, pasėsit, kaip norit. Nerekomenduoju niekaip ten arti kažką daryti, rudenį suarti prie žiemą tos tarpinius pasėlius. Nors per žiemą tų pasėlių ir negali to padaryti, turi būti ta danga iki pavasario. Bet jinai reikalinga ir labai tikrai, labai reikalinga. Dirvožemį įvairuoja belekam, čia vienareikšmiškai. Kas pabando ir tai ne visi paskui galvoja žmonės, kad pradeda auginti tarpinius pasėlius dėl išmokų. Nu tai dėl išmokų augini, tai reiškia toks savo supratimas, ten ridika garstyčia pasisėjau, dėl išmokų belekada pasisėjau, ten irgi terminai pasėti, iki prieš žiemą ten iki rugsėjo 15 galima atrodo. Tai ne bėda ten kokius greičiai augančius ten, bet geriau mišiniai, ne tarpinių pasėlių, geriau mišiniai. Kuo daugiau augalų, įvairiausių augalų rūšių, tuo geriau dirvožemiui. Mes apie tai irgi, man atrodo, esame kalbėję. Kita sėjomaina, čia yra 6-7 parašiau laukų sėjomaina, bet čia biškai truputį kitokia jau su įsiliu yra. Tubilų, liucernų, žieminiai kviečiai pasėti, įsilis paskui pavasarį. Čia mūsų patirtis ūkiai, mano, buvo labai geras variantas, būdavo ekologijai. Mes čia chemizuotam ūkiai gal biškai sunkiau su herbicidais būtų susirinkti, bet jeigu ekologijoje galima, kodėl negalima taip pat padaryti, ten rakitėlės nusipirkti ir tas žolės kontroliuoti su akitėlium pavasarį ir įsėti dubilų arba liucernų įsilį į pasėlį. Mes esam ūkėje darę, kad pasėjom po nukūlim kviečius, pasėjom rudenį dobilus ir paskui palikom per žiemą, jie jau pavasarį jau buvo sudygę iš rudens, aišku, pavasarį jie ten toliau tęsė augti ir mes visus metus juos laikėm. 700 hektarų turėjom, čia vienais metais prisimenu, 700 hektarų, jie tęsė augti pavasarį, mes juos laikėm tos laukus. Mulčiavom paskui per tą metą, palikom, jokių įplaukų nebuvo, jokių pajamų nebuvo, bet sėjomainos masteliukai, parodysiu paskui tas vertinimas, sėjomainos masteliukai, žiūrim, po to kviečiai po šitų dubelų mums plus 2 tonas davė. Lyginant su ankstesniais technologijom, ką mes darydom, vien dėl to, ką mes va taip laikėm tą metą vieną dobilus, mes juos ten mulčiavom, neišvežėm visiškai, mulčiavom ir paskui minimaliai suskutum ir pasėjom kviečius sekančiais metais. Tai tas tų kviečių derlingumas dar kitais metais plus 2 tonos buvo. Net vieno lauko pavyzdys buvo, tai netgi dar daugiau buvo, iki 4 tonų skirtumas buvo. Ir dabar sakyti, tie dubilai labai nuostoliai neša. Kokį nuostolį, jeigu tavo kviečių 2 tonus plus, tai 400 eurų, jeigu po 200 toną kviečių. Koks nuostolis tada? Taip reikia žiūrėti. Tai čia nauda. Plus dar dirvožemio nauda, ne tik ekonominė. Tai toliau, dubilai liucerna, čia galima sėklai nukulti, galima žaliai masė, priklausomai, ką žmonės turi. Sekančiais metais, žodžiu, tie sudygsta jie, rudenį irgi patirtis yra, jeigu įsilį pavasarį padarom, ne ražienas, bet pavasarį, jeigu į kviečius padarom įsilį, jie po nukulimo kviečių jau iki rudens rugsėjo pabaigoje spalio mėnesį iki kelio. Va, tokie, mums buvo vienais metais tokie, gal drėgmės pakako, tie dubilai tokia masė graži buvo, kad iki kelio buvo. Jeigu mes, aišku, ten gyvuliam nenaudojom, tuo metu mes juos sumulčiuodom savo prie žiemą, savo lengvai, kad būtų švariau pavasarį, nes ir žolių pridygsta ten visokių kartu su
jais, tiek ekologijoje tų žulių daugiau ir čia žulių kontroliavimas kartu numulčiam ir tas žolės, jos sėklų neįsibarstė, dar tik buvo pradėję ten sudygę, žydėjo kai kurios, net rudenį, numulčiam daug iš lauką švaresnį padarė. Ir jau pavasarį paskui tie dubilai atžėlė ir graži masė buvo, graži masė žulių, jokių dubilai buvo, ar ten liucernos, bet žulių, tokių žulių nebuvo. Ir nuslėmė savotiškai, ir plus dėl to, kad mes ten jas rudenį nupjom. Žieminiai kviečiai, kai mačiau po tokių dobilų, galima čia 2 metus, dėl to 7 metų, kad galima tos dobilus liucerną 2 metus laikyti. Na, galima, priklausomai, kaip nori. Galima 3 metus liucerną, 4, man atrodo, galima čia šiauriniai tie regionai, projektus, kai turėjau su liucernos, reikėjo liucernos masės, tai jie ten 4 metus gali tam pačiam laukiai auginti, tai čia nieko tokio. Bet svarbu, kad sėjomainai tie laukai būtų neatskiri kažkur išimti tenai, bet jie turi būti sėjomainai. Ir jeigu taip 4 metus, žodžiu, galima paskui kasmet atsinaujinti po mažą gabaliuką ir pasėti kitą kultūrą, kad išlaikytą plotą. Žieminiai rapsai plus posėliai. Čia irgi prašau, čia neprivaloma, bet irgi galimybė atsiranda. Posėliai galim sėti, mano supratimu, ne po kviečiai, posėliai dabar bando žmonės pasėti po žieminių kviečių, žieminiai kviečiai, kai būna, tai galvoja, aha, čia pasėsiu, pinigų pasiimsiu, čia biškai ten, čia bus to 6 savaitės, bus, nebus tų augalų, nesvarbu, bet jeigu jau sąžiningai žiūrėti ir nori tikrai dirvožemio naudą duoti, reikia tada sėti posėlius po žieminių rapsų galim sėti po žieminių miežių, tos kultūros, kurios anksti nusyma, kad tikrai galėtų dar ten pasėjus posėlį normaliai, kad jis galėtų tą masę užauginti ir paskui pasėti dar žieminius kažkokius kviečius po jo, po tuvo. Pačio posėlis tada būtų nauda, o kitoks ten tas posėlis 6 savaičių, tai aš nemanau, visiškai naudos nėra dirvožemiui. Tai dabar žieminiai kviečiai, tarpiniai pasėliai, vėl atsiranda pupos. Nu, tokia panašiai, bet čia žolynai atsiranda. Gali 2 metus būti, gali kažkas, bet vėlgi kviečių išeina 50%, jeigu ta kviečiai mums skaitom, kad pelningiausia kultūra su rapsais, ne? Rapsų čia tas tarpas irgi 5 metai arba 6, jeigu 7. Ir tas fitosanitarinis labai geras, pupum irgi labai svarbus fitosanitarinis, kaip ir minėjau, labai svarbus. Negalima pupų atsiliuoti po 3, po 4, po 2 metų vėl į lauką, kad ateitų. Ten, būna taip kartais atsitinka, žinau, iš praktikos tokių žmonių, kur kitaip negali, bet ten ir atsiranda lygos ir tų derlių nėra tada. Žodžiu, reikia kažkaip skaičiuoti ir žiūrėti. Tuos tokius pagrindus turėti galvoj. Negalima, reiškia negalima. Nėra čia ko bandyti iš naujo dviratį išrasti, kažkaip įstikinti, kad tikrai tai blogai. Jeigu jau kažkas pasakė, kad negalima, patirtis ir mokslas tą tyrimą pridarė, tai kodėl dar reikia bandyti ten? Per brangiai kainuoja kartais tie bandymai. O jeigu, o kodėl gerai, irgi čia, ne dviračių išradimas, čia neštų galvojau. Čia yra irgi mokslo įrodyta ir užsienio visokių praktikų. Ir pats gamyboje tikrai įstikinęs, kad sėjomaina gera yra didžiulis pliusas. Ką dar norėjau greitai parodysiu, derlingumą, kodėl svarbus sėjomainos pajamos čia palyginimui. Ūkių dydis, kaip pavyzdys, 240 hektarų, skaitykime, čia 1, 2, 3, 6 metų sėjomaina. Ir čia derlingumai iš tų kultūrų atskirų laukų kainos, kokios grūdų kainos. Čia galim diskutuoti, bet aš visiems, kad palyginti vienodus. Kai lyginame tarpusavį, tai čia nėra skirtumo, nes kainas vienodas susirašo. Derlingumai, žieminiai kviečiai, čia ta tokia sėjomaina, kur žieminiai kviečiai, žieminiai rapsai ateina po 5 metų, tai ta tikimybė 4 tonas jų gauti, jeigu dar neturim problemų su verticilioze, tai čia jokių problemų, gali būti ir daugiau. 4 tonos iš 450 800, čia padauginti iš 40 hektarų, nes kiekvienas, jeigu 2,40 padalinsime iš 6, gaunasi 40 hektarų kiekvienai kultūrai. Tiek pajamų iš hektarų. Čia be jokių subsidijų ir išlaidų irgi nelyginu. Čia tik pajamas, kad parodinti. Žieminiai kviečiai 7 tonus po rapsų, galima taip irgi, jeigu taip su ne per didžiausiais įdymais, čia irgi vidutiniai dirvožemiai, nekokie lengvi čia, kad palyginti. Pupos paskui 4 tonus, irgi nes pupos, kodėl 4 tonus, dėl to, kad gali, tas tarpas labai didelis yra. 5 metai pupom, jeigu kas 3 metai būtų, ar kas pupos po 2 kažkaip ateina, kas 3, tada čia suabejočiau, kad galima 4 būtų sėti, ilgalaikį perspektyvų, tai tas derlingumas labai mažėja dėl lygų. Vasariniai miežiai 5 tonus, su kviečiai 7 šiek palyginimui. Ir pas viso pajamos tiek ten 100 000 ir kiek hektarų. Čia mūsų svarbu, kiek sėjomainos hektarui. 1103 eurų. Čia tą skaičių prisiminkite arba paskui parodysiu. Kitas sėjomaina dabar, kitas sėjomaina 1400, čia 6 kultūrų, 4 kultūrų čia padariau. Čia kur tokia buvo populiari labai ir pas mūsų ūkėje buvo žieminiai rapsai, žieminiai kviečiai, pupus ir žieminiai kviečiai. Kodėl žieminius rapsus sumažino, jau sakiau, dėl to, kad žieminiai rapsai per dažnai ateina. Mes jau ilgalaikį perspektyvą tikrai sukursime, net tų 3,5 negausim, nes jau mūsų patirtis buvo 2,7-2,8, mes daugiau negaudavom. Dėl po tokios sėjomainos, nes tos lygos, kai atėjo į lauką po rapsų, per dažnai rapsai ateidinėdavo ir kiekvienais metais, kai ateina į lauką, vis blogiau ir blogiau būdavo su derlingumu. Pupo irgi truputuką pamažino, irgi to fitosanitarinio laikotarpio, kad per mažas pupom, o kviečių palikau tos pačius, 7 tonas. Ir gaunasi 1,304, mažiau negu anoj. Kažkiek mažiau, kiek ten anoj buvo, tai grįžti atgal.
Tai buvo 1,343 čia pajamos, ne? O čia buvo 1,304. Nedaug skiriasi, bet kas pažiūrėjus išlaidas, jeigu sudėlioti, dabar vėl išlaidas susidėlioti, tada žiūrėsim, vėl biškai kitaip atrodytų. Ten išlaidos irgi nėra vienodai, kad ar tas jomaina, ten, jeigu ilgesnis jomaina, išlaidos yra mažesnis. Medžiagom ten kažką galim taupyti, tikrai čia yra grandinės žemdirbystės principai. Jeigu kol išlaikome mažesniem įdėjimais medžiagom, tai cheminė trašus ir sėkla, mažesnė norma galim sėti, tai išlaidos gali būti sutaupyta. Kuo ilgesnis jomaina, kuo daugiau narių turi, tuo va, ten tos taupimai gali būti didesni. Kuo intensyvesnė yra, kuo kviečiai greičiau pareina, tuo didesnis išlaidos ten susikontroliuotos derlingumus panašius, kad išlaikyti. Daugiau įdėti reikės, labai būsim priklausomi. Ir čia tokia, va, tokia paėmiau kaip pavyzdį, 3 metų sėjomaina, žieminiai rapsai, kviečiai atsiliuojami. Ir va čia atsiliavimo toną parašiau, skirtumą rapsų irgi sumažinau, nes čia dar blogiau, nes po 2 metų rapšai sugrįžta į tą patį lauką. Tonas kviečiai tokie, kaip sakiau, nereiklus tam fitosanitarinių, čia 7 tonas, irgi visur kainos, visur tos pačios kultūrų yra. Ir jau pajamingumas yra 1,317, biški daugiau. Bet ką noriu pasakyti, va atrodo, sako, kviečiai patys pelningiausi, kai žiūri atskiras kultūras, rapsai čia va tavas jomanas specialiai paėmė ūkininkui parodyti, kad va jeigu augini kviečius rapsus, atrodo, kur sakai, kad pačios pelningiausios kultūros, gerai, galim diskutuoti dėl derlingumo, sakys, aš gaunu daug didesnius derlingumus, nu, okei, ten gali būti skirtingai. Bet aš savo patirtimi ūkio daugiametę remdamasis, va taip galiu drąsiai teikti, taip yra. Taip, mums būdavo antramečiai kviečiai mažiau derlingumas, būdavo minimum tona, bet gali būti ir daugiau. Mes ir tų 7 kaip pirmamečių negaudom tokios jomanai. Čia dar pagražinta, pagerinta. Bet 1,317 čia yra pajamos iš hektaro ūkio, o to iš viso, jeigu visas pajamos sudedu ir padalinu iš viso ploto 2,40, čia visur 2,40, tas pats ūkio dydis imtas. Ir vienas iš hektarų 1,317, o toj pirmoji, kur buvo 1,303. Daugiau narių ir, kaip sakiau, pajamos jau didesnis gaunasi iš hektaro. Ir daug mažiau kviečių čia yra, tik 50%. Anoj sėjomainai su atsiliuotais kviečių buvo 7 gaunasi 60 kažkėlį, pro 6%. Noriu parodyti, kad reikia skaičiuoti. Ir plus šitoj išlaidos bus daug mažesnės negu šitoj, kur atsiliuotojai, kur intensyvų ir kur daug kviečių. Ką reiškia, kai turi daug kviečių monokultūros, ne? Reiškia, kombaino reikės įtemptai dirbti, purškimai, visokie tręšimai, ta monokultūra, viskas vienu metu pareina. Kai tu turi daug kultūrų, tu gali kombainą išnaudoti efektyviai, gali kulti vieną kultūrą, pradėti rapsus anksčiau, paskui pareina, taip gražiai konvejeris toks. Daug geriau išnaudoti gali kombainą, nes nebus spaudimo, kad kažkas laukia, nenukulta ten ar išgulė, ar dar kažkas, tokių rizika, žymiai mažesnė, kai yra daugiau kultūrų. Ir plus ir pardavimų kainos, jeigu kviečių kaina krenta, gal pupų bus geresnė ar miežių tuo metu. Ar ten kažkokio rapsų, žinai. Mat, vėl tu daugiau kultūrų turi, tai ta mažesnė rizika. Čia va tam norėjau parodyti kažkaip, kad tas svarbu viso vertinti. Ne atskirų kultūrų, kad tam vieną galim išspausti, kitą nelabai. Ir apie sėjomainas tiek, jeigu bus klausimų, jūs pagalvokit, paskui padiskutuosim. Dabar daugianariai pasėliai. Tai tokia auginimo sistema, kai tame pačiame lauke vienu metu auginamos 2 ar daugiau skirtingų rūšių augalų. Pagrindinis tikslas sukurti augalų sinergiją, kuri užtikrintų geresnį rezultatą, neaugina kiekvieną rūšį atskirai, kaip mono pasėlį. Čia nuotrauka, tokia iš interneto įdėjau, čia daržovėse, galvoju, būtent tiem sodininkam, daržininkam visokiem labai tas populiaru, kaip mažiau chemijos naudoti, kaip išnaudoti gamtos tą jėgą duotą, kad pasėti augalus gretimai tų kažkokiu, kur atbaido vabalus, pritraukia kiti ant savęs, nepuolant kultūros tos mūsų auginamos, tręšimas, per dirvožemį santykiauja, per šaknis tie augalai, maisto medžiagom apsikaitalioja. Žodžiu, ta bioįvairovė dirvožemį labai gera, mikroorganizmam labai gerai, o mikroorganizmai savo ruožtu atsidėkoja už tą, kad tie skirtingi augalai skirtingus darbus daro, žodžiu. Naudingi dirvožemiui visapusiškai. Ir čia jau tokių iš gamybos dabar nuotraukos, tik tokius praeisiu irgi, kad realiai ne šiaip savo kalbu. Čia iš vieno ūkio buvo pasėti žeminiai kviečiai, įsėti vasariniai kviečiai. Koks tikslas? Pasėti kviečiai buvo tarpuolis 25, čia tarpuoliai tarp tų juostinės sėjimo, čia ne juostinė, nuraginė sėjomoji buvo, ir įsėta paskui pavasarį vasarinukai. Nu, gerai, kodėl taip, kokia nauda iš to? Nepagalvojom, tai kviečius galėtum, nu, čia pradėsite kviečių augti, jeigu normaliai įsisėja laiku, kviečiuko vis tiek kokybė visą laiką būna didesnė. Pati baltymų bus daugiau, jeigu čia pasėti dar kviečiai kažkokie derlingi, bet nėra tos aukštos kokybės, ne A klasės, sakykime, kviečiai net jie derlingi, bet jie kokybės neturi, tai mišinys tas bus geriau. Jeigu ir kviečiukai čia priklausomai nuo to irgi patirties būdavo, kaip išmirktavo kokie plotai, įsėdavom atskirais plotais tos vasarinukus, jeigu kuo anksčiau įsėjom, tikrai vienu metu nusikulė, čia nereikės atskirai kulti, gal biški kviečiai, jeigu kažkokios sąlygos, gali būti, kad truputį palauks kviečiai tų vasarinukų, kada jie prisivys su branda, jie paskui vienu metu nukulė, sumaišai.
Pupos čia kitoj nuotraukų yra su vikiais, labai populiarus tie mišiniai darosi Lietuvoje ir Lietuvoje jau populiariau tarp ūkininkų. Pupas kartu su vikiais sėt. Ten vikius irgi pasirinktinai gali būti į tų vikių įvairių rūšių ir tie vengeriniai vikiai ir tie paprasti. Tie įvairių veislių tų vikių yra ir tikslas irgi vienu metu nukult juos, ne atskirai vienu metu. Čia įvairiai irgi kažkas sieja, kartu pasieja, vieną, pavyzdžiui, per vieną išbyra vikiai, per kitą pupos. Yra tokių praktikų, ūkininkai, va aš vienu tokių, kur irgi nuotraukas parodysiu, buvo, kur atskirai pasėjo pupas pradėjo beveik dygti, ir čia pasėjo paskui vikius. Atskirai, va, matosi juostelis, įsėjo vikius į tą lauką, pupos dar nebuvo sudygę, nes būtų išmindę daugiau tuos vikius pasėjo, bet po skirtingą dieną, po pupos vis tiek jas giliau, kai pasėjo, jom ten sudygti reikia ilgiau laiko. Kol jos išlenda, ten gali būti ten ir 10 ir daugiau dienų. Mes prisimenu savo praktikui, pupas sėdavom iki 8, 9, 10, priklausomai dėtimo ekologijai, iki 10 cm sėdavom. Su tuo tikslu, kad mes pasėjom taip giliau, iki jų sudygimo mes savo galim ramiai tą dirvožemį tenai viršų ir kutenti, ten su akėčium, su kažkokiais kultivatoriukais negiliai galim judinti žolelės, traukti ir traukti, nes ten chemikalų negali naudoti. Žodžiu, labai patogu buvo. Ir paskui, kai sudygsta, būna labai švaru. Čia su vikiais praktika kartu nukulia. Kodėl gerai? Irgi iš praktikos ūkininkas čia tas augino. Sakė, atskirai mano pasėlės, kai augindavo, gal 3 tonas tų pupų. Su tais vikiais gausi 2 tonus, grubiai sakau, 2 tonus pupų, toną vikių. Arba ten 2,5 tų vikių pusę tonus. Jeigu paskaičiuoji, vikių kaina yra dvigubai didesnė negu pupų. Tai reiškia, pelningumas iš hektaro yra daug didesnis negu monokultūros. Čia va ta nauda, tu žiūrėjau, aišku, čia galėjai sakyti, kur aš dėsiu, ten visokių klausimų. Čia vadybiniai klausimai, tokie vadybos. Kai parduok iš karto, susitark, sutartis padaryk, kažkam vikius parduosi, kai gal tarpinius pasėlius panaudosi, vikius užaugintus, jeigu nedidelį plotai. Žodžiu, čia viskas įsprendžiama. Nebėda, bet kaip padidinti pelningumą iš hektarų, mes dabar sakom, kažkodėl tai įsivaizduoja visi, kad sako, reikia daugiau mūsų tas produktyvumas iš hektarų mažas palyginti su Europos kitom šalim. Klausykite, mes dabar kalbam apie ką, apie didesnį derlingumą. Kažkodėl visi galvoja, kad turi būti didesnis derlingumas. Pušinam dabar visi didesnį derlingumą, nes bus daugiau pajamų. Ne apie tai kalbam, mes ne apie tai norim pasakyti. Darykim bioįvairovę, auginkim skirtingas kultūras, pelningesnės kultūras, monopasėliai, kurie iš hektarų padarys didesnę naudą, sukurs didesnę pridėtinę tą vertę, daugiau pajamų generuos. Ne monokultūra, užteks tų 3 tonų, kaip minėjau, pupų ir tonus vikių ir bus daugiau negu 4 tonus pupų. Suprantat, va čia reikia žiūrėti, tai išnaudot galimybę, ne kažkokią, kad ant monokultūros įsikipti ir spaust bet kokią kainą. Jeigu tu spaus 8 tonas, žinau tokių pavyzdžių, savikaina 7 tonus kviečių, pagalvokit prie 200 kainos kviečių 7 tonus, ką reiškia. 1400 eurų išlaidos, visos čia suskaičiavot. Čia gal kažkas dabar kreipys galvą, sakys nesąmonė kokia, bet žinau ūkių ne vieną ir pats savo iš gamybos prisimenu, kažkokiais metais dar prieš 70 metų atgal, kada ne ekologijai būdavo tokių momentų, kad va tokius išlaidos, gerai, tada siekdavo apie 1100 gal. Dabar kainos tiek infliacija visokia pakilė, ten tos kainos didesnės, viskam trašom, didesnės yra. 1,4 čia tokių didesnių ūkio, ne vieno žinau, pavyzdį, kad siekia tiek kviečių. 1,4. Taip skaičiuokim, kiek 7 tonos savikaina. Tai kiek mes turim gauti? 9 tonas? Kokia rizika gauti yra 9 tonas iš vidurkio, iš kokių 1000 hektarų? Didžiulė rizika yra. Neįmanoma beveik. Tai gal tada ir kalbam, susimažinkim derlingumus, įdėjimus mažinkim, kad jeigu būna 6 tonus, savikaina bus tik 5, tos 6 tonus, savikaina 4. Ir tai bus geriau, tas pats pelnas 2 tonus. Bet rizika daug mažesnė. Ta pasiekti 6 tonas, daug mažiau, daug paprasčiau. Dar tokių pavyzdžių irgi tokių greitų, parbėgusių daug šnekų, bet su vikiais čia kaip jie toliau atrodė dideli užaugę, čia mažiau kai buvo augo kartu, čia didesnė dešinėje pusėje jau tie vikiai dideli, dar nuotraukos bus irgi čia dar didesnė, jau čia pupos žydai savo gražiai. Ir kokia įdomi buvo irgi tokia, čia jau ankštis yra ant vikių, yra ant pupo jau ankštis, jau tokius, sakau, vienu metu nukult nėra problemų, paskui jie gan susivienodina. Gal kažkoks, jeigu atsitiks taip, kad viena biškį kitos turi palaukti, tai ten 1-2 dienas palauks nebėda. Kas dar buvo labai įdomus, tais vengeriniais vikiais, kažkur internete buvo radęs informaciją, su pupom, kai sėjai vengerinius vikius kaip kompanionus, pasėjai su pupom, jie pritraukia tuos vabalus, dabar pupuse, kur yra tie grūdinukai tokie vadinami, kur ten grūdinukai lauke atsiranda, jie nesandėliniai, jie lauke atsiranda. Ir būtent jeigu su vikiais sėjam, būtent su vengeriniais vikiais, tie kurie baltai žydi, tie vikiai juos sutraukia, čia užsienio patirties buvo praktikų ir mokslininkų, čia ta informacija, tokių rekomendavau kai kuriem žmonėm Lietuvoje padaryti. Kažkaip aš mačiau, kad jie vieni auga, jie tikrai tos vabalus sutraukia, bet kaip pupose iš vieno ūkio patirtis buvo, sako, nepastebėjom, kad tai būtų, kad jie sutrauktų. Gal ten susiję su žydėjimais, biškai nesutapo, reikia irgi suderinti.
kad būtent nebūtų, kada tie žydi vieni anksčiau, tie užpuola vabalai, paskui pabaigia žydyti vikiai, tada puola ant pupų, kada pupus vėliau žydi. Nu, reikia suderinti. Bet tokie įdomus dalykai, kur galim tikrai išnaudoti natūralius, ir ką mums kainuoja. Pasėjom virius, kad pelningumas didesnis, ką rodžiau, ir vabalus dar kontroliuoja, reiškia, inseksidų nereikės, o tie vabalai pupuose yra didžiulė bėda, kai paskui negali parduoti kaip maistinių, jeigu būna daug skylių. Natūraliai čia gavosi po pupų pasėti kviečiai, nu vėlgi žmonės galvoja, kaip jos išnaikintas pupas, čia žolės, čia piktžolės auga, čia trukdo, ką trukdo, tarpuliuose savo auga, tegu auga, žemas padarys savo darbą, čia tiesiogiai pasėta po pupų kviečiai, be jokių žemės dirbimų ir čia sudygę paberus pupų, ir tegu auga, kodėl turi herbicidais numarinti, žiemą numarins, jeigu nenumarins pavasarį, pribaigsim tas pupas, kad jų nebūtų, neauginti čia kaip kultūra dvinarė, tik čia, kad natūraliai gamta kartais parodo mums, kad galim auginti ir taip, kodėl. Ir labai įdomus pavyzdys iš Amerikos, sojas su dvinariai pasėlės, čia irgi labai sudėjau tas nuotraukas, tokius labai patiko, kažkaip žiūrėjau, tikrai įmanoma. Pas mus dar niekas taip nedaro, bet vat, amerikiečių čia yra nuotraukos, sojas, kukurūzus pasėjau, atsiprašau, kviečius pasėjau, žeminius plačiai, rudenį susėjau tokiam juostom, pavasarį įsėjau tuos tarpus sojas, čia dvi eilutės sojų pasėtos ir paskui čia su laiku, kaip tas laukas atrodė laike. Kviečiai jau ten jau pradeda bręsti, pupos tos sojos dar žalios, bet kviečiai didesni. Kulia kombainas, jisai jau kulia, važiuoja, sojus lieka, jas biški nuglemžia, bet ten dalgiai, jeigu pažiūrėt kombaino, tai yra ta kur sojų eilutė, ten dalgis yra uždengtas. Nu, kad jisai nulenktų sojas, bet nepjautų jų. Uždeda tokias apsaugas, o kur kviečiai yra, ten pjauna. Tas dalgis atviras yra ir nupjauna, jokių problemų, nupjauja tuos kviečius. Kviečių derlingumas čia iš to lauko, amerikonų ten, kai yra, skaitykim, jų ten 4 tonas 5 gauna, jie skaito jau labai gerai čia tų kviečių. Ir irgi buvo pasakyta, kiek iš monokultūros ar iš dvinarių pasėlių, monokultūra gal 10-15% mažiau kviečių negu monopasėlis, bet soja dar iš apačios pareina. Va čia pažiūrėt, nuimi kviečius, soja užbujojo tiesiog, va čia ta pati vieta lauko, kai mato toliau, užbujojo soja. Užaugo konkrečiai to sojos čia 3,5 tonus gal kūlį, gal daugiau. Ir ką reiškia, va, kaip padidinti iš 1 hektaro pajamingumą, apie tai reikia galvoti. Ne apie monokultūrą, kad derlius spausti ne be saiko kažkokio, kur ribos yra ir rizika didžiulė, bet apie dvinarius pasėlius, tokius vienas iš variantų, kaip galima pasididinti. Pas mus gal tos sojos dabar populiarėja. Kodėl, jeigu pasidarys populiarios sojos, kodėl nebandyti taip auginti? Aš tai labai už. Ką aš pats buvau ūkyje daręs, tai auginę žirnius, kaip dvinariai pasėlė, čia bet ekologijai buvo, čia rudenį pasėjom taip kviečius tokiais plačiais tarpuliais ir pavasarį paskui va čia važiavom, čia akėjom, mes čia ekologija buvo, nes negalėjom chemikalų purkšti. Akėjom tos tarpuliukus, nusekėjom pavasarį, įsėjom žirnius, bėda buvo, kad žirnius per vėlai įsėjom, tada nebuvo galimybė, nes vis tiek bandiminis laukelis buvo, ūkija vis tiek darbai buvo pirmoje vietoje, tai kažkaip pasiliko taip, tie bandymai biški nusikėlė dėl tokių čia organizacinių reikalų ir per vėlai tie žirniai buvo pasėti, jie tokie neaugo, uždžiuvo, paskui tokių nebuvo to rezultatų gero, bet kodėl nepadaryti? Kodėl taip nepasėti ir normaliai viską laiku padaryti? Įsėti žirnius pavasarį kviečius. Ne taip jau kaip būna, kartais jeigu neišgyvena pasėliai, kviečiai išretėja ar kažkaip, juk mes vasarinukais persijam, būna, tai praktikuoja žmonės, jeigu ten išretėjo, kažkaip mato, kad smarkiai, žinai, ten ne viso lauką, tai įsėja kažką vasaroju, kodėl neįsėti žirnių. O čia kodėl tikslingai to nepadaryti, jeigu geras pasėlis yra žirnius, įsėkim ir kulimas, kad būtų vienu metu. Kad kultumėm vienu metu, čia dirvožėmiai vienareikšmiškai gerai. Plus tie kviečiai labai mėgsta tą platų tarpueilį, tokie juostinė sėja, kaip vadinčiau, plačiaeilė sėja, kviečiam labai gerai. Ne vienoje eilutėje, bet plačiaeilė sėja kviečiam yra labai gerai. Ir jeigu tie tarpueiliai tokie vadinasi, lygų mažiau, jeigu čia tie žirniai augtų natūraliai, lygų būtų mažiau. Ir jeigu ten dar žolės kažkokias pastelbtų, tie žirniai pakonkuruotų, čia kaip akėjimą tokį padarai vietoj purškimo, jau pirmą tą žulytę kažkokią sudygusią nuimė, tai čia vieni privalu. Čia natūraliai gavęsis irgi žmonės tokius klausimus keldavo pupų pasėlis, buvo grikiai praeitais metais ir čia irgi ekologijai mes negalėjom kontroliuoti to lauko, nieko nupurkšti negalėjom. Ir tie grikiai net nesimatė, kai pupą sėjo, jų net nebuvo, jie vėliau sudygo. Ir čia gavosi toks dvinarės pasėlis natūraliai, ne specialiai padaryti, netikslingai, bet netyčia gavosi. Grikiai su pupom. Ir kodėl blogai? Kodėl blogai? Kodėl blogai? Aš galvoju, kodėl taip nedaryti? Kodėl žmonės norėjo, kiti sako, ūkininkai diskusijos tokių virdavo pavasarį, ką daryti ten tų grikių pupuse prižėlį, kaip man juos išnaikinti? O kodėl naikinti tos grikius? Tegu jie auga.
Tegu auga, nusikulsi. Aišku, čia vat atsiranda, ką aš paskui darysiu su ta mase, jeigu savo sandėlių neturiu. Čia taip klausimai, kur reikia įvertinti tą. Jeigu savo sandėlius turi ir atvalyti galėsi, lengvai atsivalys, jokių problemų, grikius atskiri, paimi grikius parduoti kaip normalią kultūrą, gal reikia palikti posėliam kažkokiem įsiliam, tiem posėliam, tarpiniam pasėliam per žiemą grikiai tinka labai gerai. Nu, pasilikim sėklą ten, pupas išvešim. Ir kas dar čia gerai, kas pastebėjau, daug švaresnis pupos. Tokiam pasėlė daug švaresnis negu monokultūrai. Turiu galvoj, ekologijoje ir tai švarius pupos buvo. Švarus lapai, švarus ankštis, nėra tų šokolad spoto, šokoladinių dimetilkeroskitozės, daug mažiau. Dėl to kažkaip galvoju, kad čia tie kita kultūra tokia, tą duoda tokį natūralų efektą. Čia dar buvo kažkur nuotrauka. Na, nebėra. Bet žodžiu, ten buvo tokios daug švaresnis pupos. Dabar dar vienas įdomus variantas. Dar kaip padidinti išlaidas, kaip padidinti pajamas iš hektarų. Vienas dar eksperimentas. Čia vieno lauko istorija, kaip pavadinau. Tai viršutinė nuotrauka, čia jeigu žiūrėtų, čia viršui tas žeminiai, buvo pasėti žeminiai rūgiai, rudenį. Su tikslu kaip tarpiniai pasėliai, sakykime, ne? Nu, kaip normalus pasėliai. Ekologai pakėtė, ekologai rudenį nekėjom. Nu, pasėjom vėliau. Užaugo paskui pavasarį, jie toliau palikom augti, užaugo iki tokio tarpsnio, išplaukėjo, čia pradėjau plaukyti, aš čia daugiau skaičiavau, aš jos kiek čia tos masės priauginom, svėriau ten iš kvadratinio metro, kiek iš to ploto, nu, masės ten gausi, dabar jeigu tiksliai atsimenu, ar 45 tonus gal tos masės žalios iš hektaro. Mes ją nupjovėm, va čia nupjovėm tą rugių masę, čia buvo apie gegužės antroj pusėj kažkur, gerokai gegužės po 25 gal kažkur, nupjovėm, kažkiek pavytinom ir suviniojom. Supresavom ir padarėm tuos tokius kubikus, didžiulius tokius supresuotus ir pašarui. Ir kas įdomu, dar kaip tipas tada pas Lauriną aš vežiau, pavyzdžiui, nustatyti azotų, kiek azotų tie išnešė žalia masė iš tų rugių. Ir pagal tą masę, ten pagal tą procentą, kiek to nuvežtam pavyzdukį buvo, perskaičiau, man gausi, kad iš hektarus šitą masę apie 120 kg azotų išnešim. Su tais rugiais mes iš lauko išnešim. Tuos rugius, kai pašalinam iš lauko, apie 120 veiklią medžiagą azotų išnešė toną. Na, iš hektarų, ne toną iš hektarų, tos visus tonus. Gal buvo ir daugiau dar, ten man tik sakau, taip skaičiausia, man taip gausi. Kas dar įdomu, paskui nukūlėm, čia apie gegužės antroj pusėje, jau taip gegužės 26, gal 7, pasėjom mes dar sojas. Vaitos liekanas, jos, skaitykit, tokios atrodė iš pradžių, kaip tie rugiai lik ir nieko, taip žinai, tokie raženikės liko tos tokios, nuvežta tą masę, pasėjom sojas tiesiogiai, su nuraginė sėjama, sėjom sojas. Tos sojos paskui buvo drėgmės, kokia bėda buvo, kad rugiai atželenėt pradėjo. Netgi tokiam tarpsnėje jie nupjauti, jie pradėjo atšelti. Jie paskui ekologai, ką mes ir padarysim, bandėm galvojom pripjauti juos, kažkaip jie, kai sojas buvo peraugę, ten tokiu vienu, va čia nuotraukose matosi, tų rugių prižėlusių, tokių tų sojos apačioj pasiliko, bet mes kažkaip neturėjom kaip jų sukontroliuoti, palikom ramybėj. Ir paskui čia dabar nuotrauka toliau, kai buvo. Tai paskui mane nustebino nerealiai ten tie tos sojos. Tai jos va čia, kur tų rugių daugiau buvo, tų rugių dominavo, bet kur tų rugių mažiau buvo, ta soja nerealiai atrodė, be jokių papildomų įdėjimų, nieko nebuvo. Šalia buvo laukas, kur buvo tie rugiai padaryti, neauginti iki masės žalios, bet jie buvo pavasarį įterpti, kaip žalia traša buvo įterpti ir pasėtos tos pačios sojos. Ten rezultatas daug prastesnis buvo, ten ir žolių buvo, ko tik ten nebuvo, sojus paskendos žolėse, mes ten derlius ten apie toną gal tik prikūlim. Iš to lauko, kiek aš žinau, kad ten tiksliai gal nesusvėrė, virš 2 tonų buvo, 2,5 kažkur iš tų sojų. Ir tos sojos tikrai gražiai atrodė, va čia toliau nuotraukos yra to pačio lauko, jos tokios švarios, gražios ir tokios tamsi spalvata tokia. Ir atrodo, ką aš paminėjau, nepamirškite, azotas buvo išneštas didelėmi dalimi, iš lauko buvo išneštas tas azotas su tais rugiais. Rugiai jau išnešė to azoto. Sojos, įsitikinau, nemėgsta jos azoto. Jeigu yra laisvo azoto, to mineralinio kažkokio prieinamo daug, sojom netinka. Jos daug geriau pačios gumbelinės bakterijas įdarbina ir tą azotą pačios pasigamina. Jau va čia iš tos nuotraukos, iš to lauko istorijos galiu tikrai garantuotai pasakyti, kad taip ir atsitiko. Tos sojos dėl to, kad to azoto daug buvo išnešta, nes tame kitame variante, kur sakiau, buvo įterpti tie rugiai, mes to azoto kaip išnešėm, ten žolės augo, nes mėgsta azotą, ne ten lengvai prieinama, žolės labai mėgsta, jos augo, po to sojos tai labai stresuotos buvo nuo tų žolių. Ir čia va taip paskui sojos kaip atrodė, tikrai jos atrodė labai fainai. Tikrai sąžininkai sakau, labai fainai atrodė. Jeigu kas turite gyvulių ar kažkokio irgi variantas, kaip padidinti pajamas, jau vien iš tos masės yra, čia 1 metų rezultatas, kai per 1 metus 2 kultūras užauginom. Gerai žalios masės. Yra dar variantai, ten buvo kitų ūkių. Mes kažkada buvom anksčiau sėję tokių nerugius, bet buvom sėję ten Italian Ryegrass, Heirivečas buvo ir buvo. Ir taip, ir purpuriniai dubilai, taip žodžiu, tie plaukuoti įvykiai, purpuriniai dubilai ir buvo svidrė itališka. Tokis mišinys, ten irgi DSV kompanijos, mes prisimenu 100 eurų už tą mišinį mokėjom, už hektarui kaina buvo 100 eurų.
Mes pasėjom ten 40 hektarų gal lauką, pasėjom rudenį ir su tuo tikslu buvo, kad mes rudenį, nu, vasarą kažkaip į antrą pusę pasėjom, galvojom, mes ten paskui rudenį užžels, gausi, kad ten tos masės nepriaugo iki žiemos, visai ten prastai atrodė, dėl sausros, dėl kažko, žodžiu, prastas tas mišinys ir galvoju, brema, ta sėkla per brangi buvo, kad dabar kažką čia imti ir sugadinti. Sakom, palikim per žiemą, nesiekim kviečių, nebuvo planuoti ten kviečiai sėti, palikom per žiemą, tai dar tai paaugo, žiemojo ir vikiai, ir dirsi žiemojo, ir tie visos trys kultūros žiemojo. Ten tokia žiema gal nelabai šalta buvo, bet buvo. Buvo, nepasakyčiau, kad ten šilta labai buvo, bet tos kultūros žiemojančios. Ir jos pavasarį masę paaugino dar. Ir po to pavasarį mes jas palikome. Mes jo palikom žaliai masiai, dar metus ten tą žalią masę mulčiam ar išvežėm. Bet ką noriu pasakyti, ką kiti daro. Po to, va to varianto, rudenį, pavasarį nupjaunat masę, ką rodžiau su rūgiais, žalią masę gali pašaram sunaudoti, nupjauti. Tų žulynų irgi masė, labai čia irgi labai tokia daug vertingesnė, neįsivaizduoju, negu rūgių būtų buvę. Tie su vykiais ir su dubilais, purpuriniais ir su ta svidrė. Tai daug geresnis kokybės mišinys, jie nupjauna užsieniečiai ir pasėja kukurūzus. Pasėję kukurūzus, nu ten irgi priklauso, mes gal per vėlų mums bus ten tas gegužės pabaiga, skaitykime, ne? Bet va variantą sojų rodžiau, visai gerai tos sojus, kodėl sojų nepasėti taip, jeigu, bet vėlgi, kokios pajamos būtų iš hektaro. Ne iš derliaus monokultūros, bet iš skirtingų kultūrų. Perduodu žodį dabar Laurinai, Laurinai biškai, prašau. Jo, tai aš pratęsiu. Tautudai, jūs sakot, iš kur čia ūkininkai galvoja, kad jeigu daugiau augalų vienam laukia, tai blogai. Tai aš manau, kad čia tokia gili sisteminė yra problema ar reiškinys, nes aš net tokį posakį esu girdėjęs, kad švarus laukas tai gero agronomo pavyzdys yra. Tai čia dar reiks ne vienų metų, kad pakeis tą mąstymą, bet dabar einant dar prie to mokslo, kuris irgi nestovi vietoj ir moksle iš vis nėra tokių nuostatų, jis pastoviai kinta, tai apie tos daugianarius pasėlius. Tai anksčiau buvo manoma, kad tarkim, jeigu augini ten kažkokį ankštinį pasėlį ir jisai naudingas tampa tik tada, kai jį ten sumulčiuoji, įterpi į žemę ir tada jisai mineralizuojas ir tas azotas yra taip atpalaiduojamas ir tada kitas jų paskesnis augalas gali jį paimti ir panaudoti. Bet dabar ką mokslas jau atrado, kad, tarkim, net auginant ankštinius kartu su javais, sakykime, jie tarpusavėje komunikuoja ir ta komunikacija vyksta per tos per šaknis išskiriamus eksudatus, kur ankštiniai augalai, jie juos išskiria daugiau turinčius azoto, ir taip tie javai, tarkim, paima į save tos junginius ir taip pat per mikorizines visos tos ryšius ir per tą grybą. Tai irgi grybas susijungęs būna tiek su ankštiniais, tiek su javais ir jisai reaguoja į augalo poreikius ir jeigu ankštiniai daugiau pagaminę azotą, jisai tiesiog perduoda tą azotą javams. Tai vienas kitą tiesiog papildo taip ir dažnai iš tikrųjų girdžiu, kad ūkininkai nusako, kad jeigu yra kažkoks kitas augalas šalia tos pagrindinės kultūros, tai jisai tiesiog paima maisto medžiagas ir visą kitą, bet iš tikrųjų tai vyksta tam tikra komunikacija ir kooperacija, ne tik, kad ten kenkia vienas kitam. Tik jeigu darysit tokius bandymus visokius, tai reiktų rinktis ankštinių veislės, ten tarkim dobilų ar ko nors mažiau intensyviai, mažiau intensyvesnės, sakykime taip, kurios jau buvo mažiau paveiktos selekcija. Nes tie sakykime, senovinės tos veislės jos daugiau duoda, o tos dabartinės intensyvios jos jau labiau pripratintos prie tų intensyvių indėlių ir jos jau ima tiesiog į save viską, tai ir jos mažiau atiduoda, todėl geriau naudotas tokias senovinės veislės, kurios bus palankesnės, tarkim, javam augti. Toliau dar apie tą mokslą, tai yra Vokietijoje yra daromas toks ilgalaikis tyrimas apie biologinę įvairovę ir ten 10 hektarų plotas, apie 600 skirtingų laukelių, kur tyrinėjama tiek monokultūriniai augalai, tiek visokie mišiniai ir iki 60 skirtingų tų augalų vienam laukelį ir jie tiesiog tyria ten ir maisto medžiagų tuos ciklus visokius ir anglies kaupimą ir biomasę ir visą kitą ir yra jau tam tikrų rezultatų iš ten ateina. Tai vat, kad yra geresnis išteklių panaudojimas, kai yra auginama daugiau skirtingų tų augalų rūšių, tada atsparumas stresui, tai ten netgi turi tokį praktinį
pavyzdį, kai nu, tyriamajam, kaip čia sakyti, nelaukia atsitiko tai, kas mokslininkam labai nepatinka, tai kažkas nesuplanuoto. Tai buvo taip, kadangi tas tyrimų laukas yra šalia upės, tai upė netikėtai užliejo visą lauką ir ten kelias savaitės netgi laikėsi tas vanduo. Tai mokslininkai galvoja, kad jau viskas jų visi tie eksperimentai žlugs, bet jie pagalvojo, kad, nu, pažiūrėkim, kaip į tą visą sureaguos tie laukeliai. Tai jie vat, pasėlė kaip mokslininkai, pradėjo tyrinėti tas visas pasiekmes ir, žodžiu, gavosi taip, kad tie laukai, kurie turėjo daugiau įvairovės, jie greičiau atsistatė po to vat streso. Jie greičiau pradėjo augti, atželinėti tam tikros rūšis, gal nu, mažiau sureagavo visą tą vandens kiekį ir greičiau atsistatė, tada užaugo labiau, tai jos užėmė tą visą nišą. Tai tas parodė, kad tos vietos, kur yra daugiau tos įvairovės, jos yra atsparesnės visokiem stresam, tiek sausrai, tiek vandens pertekliui. Na ir biomasės prieauglis, kad daugiau kultūrų reiškia, kad bus daugiau biomasės užauginama. Po to dar vieną tokį turiu pavyzdį, kur irgi iš kito jau iš Amerikos tyrimų stoties, kur buvo auginami kvietrugiai kaip monokultūra. Ir kvietrugiai kartu su kitais augalais. Tai čia visokių avižų buvo, ridikų, saulėgrąžų, pelėžirnių, pašarinių pupų, sorų. Tai irgi tas toks dalykas, kad atrodo visi ten konkuruos ir augs, nu, ir sunkiai augs, bet gavosi atvirkščiai, buvo labai sausi metai. Ir čia matosi, kad kvietrugiai ten merdėjo ir iš tikrųjų net derlius nedavė, nu, iš vis man atrodo, nes tiesiog nudžiuvo. O ten, kur buvo mišinys, kaip matote, tas mišinys klestėjo ir augo, viskas ten tvarkoje buvo. Ir čia mes esame jau apie tai kalbėję, kad kiekviena tų augalų rūšis ten bendrauja su skirtingais tais mikroorganizmais, tie mikroorganizmai įteikia skirtingas maisto medžiagas ir vandenį atneša ten ir panašiai. Tai reiškia, kuo daugiau ir ta šaknų sistema yra skirtinga, vienos ten auga paviršių, kitas lenda gilyn, iš plotį ir panašiai. Tai ir tas sudėtingumas, tas visas kompleksiškumas duoda tą stabilumą ir tokiu atveju visi augalai gauna maisto medžiagų ir auga geriau negu kad augtų pavieniai. Po to dar vieną dalyką, kokį čia iš Australijos gal atėjęs, aš mačiau toks, pamiršau dabar ūkininko vardą, bet žodžiu, jis išpopuliarino tokį javų auginimą, pasture cropping vadinasi, Australijoje, kur į pievą įsėja javus. Ir kaip jam ta mintis kilo, jisai, kaip jis ten pasakoja, buvo išgėręs ir tik išgėręs gali sugalvoti tokį dalyką, bet sako, kodėl nepabandyti. Tai kadangi Australijoje turi 2 sezonus, vieną tą vasarą, kai auga pieva, sakykim, o tada žiemą ta pieva eina į ramybės būseną ir tada jie turi progą įsėti kažką. Tai jis augino avis, jis nuganė tą ar prieš įsėjant tos kviečius javus. Žodžiu, įsėjo javus ir jie užaugo ir viskas ten tvarkoje gavosi. Tai tada pasigavo tą mintį, pradėjo praktikuoti, nu, kaip ir pas mus, pionieriai, ūkininkai, jie veda visą tą į priekį, o tada, tarkim, mokslas jau eina iš paskos. Tai aš ieškojau tokio gal mums artimesnio varianto, pas mus, aišku, Lietuvoje irgi yra tų pionierių, tiek Valentinas Genys, ir turi jau pasiekėjų visokių, Gytis Narbutas ir kiti, ten, žodžiu, aš kitų gal nežinau, bet yra kas daro visokius bandymus, jie tokie entuziastai, to vedimi ir kiekvienam iš tikrųjų linkiu atrasti savo sistemą. Tai, o aš tokį dar pavyzdį radau iš Danijos, kur Frederikas Laisonas augina liucerną kartu su tom piniginiam kultūram, sakykim taip. Tai jisai pradeda nuo rapsų, rapsuose įsėja rudenį, įsėja liucerną, tada pavasarį ten viskas tvarkoje auga, ir liucerna, ir rapsas. Liucerna labai neužgožia rapsą, nes rapsas, kai sužydi, kyla į viršų, ten užauga didelis ir liucerna netrukdo. Tada ją nukulia ir įsėja kvietį. Tada jau kvietys ten rudenį irgi užauga, leidžia tą liucerną užauga, nes aš kaip suprantu, liucerna jau vėlai rudenį jinai jau nebeauga, tai tada rugys tiesiog nerugys, kvietys uždominuoja. Ir pavasarį panašiai būna, tiesiog pavasarį vienu metu, kai jau yra tų lapelių nemažai, šiek tiek panaudoja herbicido, o jeigu nenaudoja herbicido, tai yra kiti augina su
juostinę sėjamąją ir tas juostas net šienauja, turi pasidarę tam tikras žoliapjovės. Čia gal toks ekologinis variantas, bet aš paėmiau tokį cheminį, nes vis tiek pas mus čia vyruoja, tai chemizuoti ūkiai. Tai žodžiu, tą liucerną pakerta šiek tiek su herbicidu, kad jinai nebetrukdytų jau javam žydėti. Ir ką dar duoda tas, kad kai tu kažkaip pakenki viršutiniai lapijai augalo, tai apatinė, požeminė dalis, jinai irgi šiek tiek atpalaiduoja tas šaknis ir tada tos šaknis gali būti mineralizuojamos ir taip tas atsipalaiduoja tas azotas ir jisai tada jau yra panaudojamas tos kultūros, kuri auga pagrindinė. Tai čia šiuo atveju javai, žieminiai kviečiai. Na ir nukūlus tos žieminius kviečius, tada visas tas laukas yra gražiai su ražienom nupjaunamas, kad sutolyginti liucernos augimą. Žinai, tada gražiai leidžiama jai ataugti. Ir tada jau galima rinktis, jeigu ten galvijų ūkis ar yra kaimynų galvijų, tada tą liucerną surinkti ir panaudoti ten kaip šienainį ar kažką kitą, arba galima aišku sumulčiuoti. Ir tada jo variantų yra įsėjamos žieminės avižos į tą visą reikalą. Ir tada žieminės avižas kitą sezoną vėl užaugina ir vėl taip pat kaip su kviečiais. Toliau aš jau nežinau, kaip yra, bet man atrodo galima tęsti ir bandyti su rapsu vėl kažką daryti ir taip toliau. Tai va čia tiesiog tokį pavyzdį paėmiau, kuris gal artimesnis mum, kad tiesiog nebijot pabandyti. Ten ūkininkas irgi pasako, kad tiesiog pasibandžiau prie pat namų kelis metus, pasižiūrėjau, kaip tas atrodo, atradau savo sistemą pagal savo kontekstą ir tada perkelėjau į tuos gamybinius laukus. Ir kodėl būtent šis variantas veikia jam, dėl to, kad liucerna, lyginant ten, tarkim, su baltu dobilu ir panašiai, jinai turi tas gilias šaknis ir jos iš giliai ima tiek vandenį, tiek maisto medžiagas ir netaip konkuruoja su tom paviršiniam javų šaknim, sakykim taip. Ir jos tiesiog nekonkuruoja kartu. Tai va, tai linkiu visiems susirasti savo kažkokį variantą ir jį daryti ir rodyti kitiem ir nebijoti kitų augalų savo pasėliuose. Tai perduodu atgal Tautvydui. Ačiū, Laurinai, tikrai labai įdomus pavyzdžiai. Paminėjai Valentiną Genį. Jis tikrai ten tų kultūros, kai žmogus sakė, jis per kartą pasėja 3 kultūras ir ten augina va tos dvinarius pasėlius, daugianarius pasėlius, pasyvą galima būtų pažiūrėti, kaip jis ten daro ekologijai. Ir tikrai išnaudoja tas galimybės tų augalų. Ir ne tik jis, ir Lietuvoje yra ir daugiau, kaip ir minėjau, tas pupas su vykiais augina ne vienas ūkis ir yra Lamsas bandymus dabar dalyvauja tokioje Cool Farm Lab projekte europinėme, irgi atlieka eksperimentą su netradicinių augalų mišinių auginimu. Ir jie ten yra prisigalvoję jau praeitais metais per vasarą buvo laukų diena ekologų, ten rodė, pristatinėjo tuos mišinius, vieni geriau kažkaip atrodė, kiti įvairiai priklausomai, aišku, vieni prašiau, kiti geriau, bet jie ten vien su tokiam netradicinius kultūros, tokia sora, pavyzdžiui, yra, gal kiti net neįsivaizduoja, kaip jin atrodo, sora, sorgai, burnočiai tokie, kur senai užmirštos kultūros, jas reikia iš naujo Lietuvoje atrasti. Čia mokslas dabar irgi ir Lamsas tikrai prisideda, reklamuodami ir propaguodami šitas kultūras, bet taip sunkiai ateina, kaip ir sojos dar. Sojos biškiai labiau kažkaip dabar, nes gamybinė, kai jau pradeda auginti, tai galvoju labiau prareklamuos. Bet vien kažkaip iš mokslo būtent tie burnočiai kažkada buvo auginti prie kažkada didžiulį, nerealiai maistingą kultūrą kaip kanapis. Kažkokią vertę turėjo, paskui išnyko, kažkaip užmiršo visi, atrodo, ir nereikia, čia geriau tų reikia greitai augančių kažkokių tipų pelningų kultūrų, kurios ten dirvožemį alina. Tai apie tai apie įvairovę reikia pagalvoti. Ir ką minėjau, Lamsas tuos bandymus, kokius jie darė. Sora su avižom, sora su žirniais, sora su pupom, sora su lešiais, su žirniais, sora su dubilai, žodžiu, ir ta pati soja su vėl tom pačiom visokiom kultūrom. Tikrai neįprasti, tokie aš jau kai kurios minėjau, kur mes gamyboje jau kažkada buvom patys darę ten tos tokius, netyčia ir tyčia tos bandymus tokius tikslingai. O čia va jie dabar daro tikrai, kur rodė, kaip atrodo, ieško tų variantų ir čia Europinių lygių projektas yra. Į tą informaciją tikrai pasidalins, nes jis testinis dar yra, dar nesibaigė, dar čia atrodo gal iki 27 metų liktais tęs. Tikrai būtų įdomu, kam galimybė, kokią vasarą būtinai apsilankykite, pažiūrėkite ten. Čia nereklamuoju, bet dėl to, kad dėl informacijos pasidalinu tik. Tai dabar apie pagrindiniai tai privalumai tų daugianarių pasėlių, apie jau taip galvoju, nebesikartosiu, čia greit prabėgsim, jeigu kas žiūrėsit įrašus, tai galėsit pasiskaitinėti. Sinergija ir produktyvumas, ką minėjom, dirvožemio gerinimas, natūrali apsauga, tvarumas, čia gal tausojimas daugiau dėl visų tų savybių, ką jau paminėjom, dirvožemio vienareikšmiškai ir pačiam augalam ir pelningumui ten gerai. Augalų lygos.
Dabar čia irgi nesigilinsim per daug į jas, bet ką akcentuoti noriu. Augalų lygos yra va, tos visos pašaknių lygos kviečių, pavyzdžiui, kaip ir minėjau, verticiliozė, rapsė, fumozė, ten tokius pupo, askukitozė, pupo šokoladinė dėmėtligė yra per dirvą plintančios lygos. Plinta per sėklą. Jeigu sėkla užkrėsta, prisimenu, mes patys dar čia ūkėje, kai dirbau, tai pupų, o dabar iš tikrųjų tai pasakysiu, kas tas pupas vertina, kas pas mus nustatinėja pavasarį lygutumą. Entuziastai tokie, kurie kažką supranta, jie pradeda tirti pupas ne tik daigumą, pupų žiūri, pupų ankštinių kultūrų, ypač pupų aktualu, tirti, kiek užkartas lygom yra, javų irgi galima būtų tirti, sėkla kaip atrodo. Ką mes siejam, ten beicą uždedam, nudažom, galvom viskas gerai, paskui nėra viskas gerai, jeigu pati sėkla jau pažeista, netgi beicas kažkur stadijoje prilaiko, cheminis tą lygos plitimą, bet dirvožėme paskui tie patogenai gyvena irgi puola, jeigu dar ypač monų pasėliai. Ir fuzarioziniai puviniai, ir verticiliozė, kaip minėjau, ir kad jų išvengti, ką mes ir kalbam, sėjomainą viena iš tų, kad išvengti tų lygų, nereikia tą monokultūros. Pačios baisiausia bėda yra didžiausiai tos lygos plinta, kai mes atsiliuojam. Vat kai atsiliuojam pasėlius, kviečius atsiliuojam, ten kažką čia idealios sąlygos tom lygom plisti. Tom lygom, jeigu buvo pirmam pasėlė, 1 metų, 2 metų vėl bus. Ir čia jau ir chemija daugiau priklausomi būsim, daugiau chemijos reikės, daugiau chemijos. Ir chemija, kaip vėl supraskime, ir patys pardavėjai chemikalų sako, jie neprideda derliaus, jie tik išsaugo galimį potencialą derliaus, dalinai potencialą išsaugo. Tai gal mes geriau kurkim, žiūrėkim į dirvožemį, gerinkim dirvožemį, tada nereikės nei tų chemikalų papildomai įdėti, bet koks chemikalas yra augalų stresas. Vienareikšmiškai tą įsitikinau, kai mes į ekologiją perėjom. Iš chemizuotų į ekologiją, kai aš jau dalinausi, gal kažkada, kai pamačiau, kaip atrodo pasėlis, kuris nepurkštas niekuo. Kviečiai jau buvo išplaukę, jau vasaros buvo pradžia. Ir aš pamačiau kviečiai, kokie švarūs kviečiai. Jie nebuvo tankus ten tie pasėliai, bet jau ekologiniai čia pasėliai. Ir Ada veislį prisimenu žieminių kviečių žiūrėjau ir net negalėjau atsistebėti. Kokie gražūs, jokių streso ant augalų lapų nebuvo, jokių lygų nebuvo. Ten tokias, aišku, ne visas laukas, kažkokius vietos gal. Nes tai pasakyti, kad čia, žinai, pasakysiu, kad ekologijai nėra lygų, tai čia netiesa. Bet gali būti, kad jeigu tikslingai mes sieksime tą dirvožemio gerinimą, tų lygų ir nebus. Čia yra toks irgi yra mitas, kad dirbant berymenį kažkur ekologiką yra daugiau lygų, daugiau žulių, daugiau visko, nieko daugiau. Priklausomai nuo to, kaip mes į tai žiūrime, kaip dirbame, kaip ūkininkaujame. Neprivalo būti daugiau. Jeigu mes dėmesį kreipsim dirvožemį, tikrai nebus daugiau. O jeigu belia kaip, tik dėl išmoko, taip, tada aišku. Taip, kodėl tas vadina augalų rizika, vėl nesigilinti patogenų kaupimas, jau minėjau, specifiškumas, kad kai kurie augalai ir kai kurie tie kenkėjai, tie, sakykime, užkratas lygų ar kas yra, turi savo augalus. Turi tik tam tikrus augalus, ant kitų nepuola, tik ant visos. Gali pulti kaip fuzariozė ir ant kitų rūšių augalų. Bet vėlgi, tada va čia sėjomainą tą ir išsprendžia. Jeigu kažkaip galvojam, kad kažkoks augalas lyga plis, tai reikia nutraukti tą jau splitimą, tą jos dauginimus, kad nebūtų kitais metais nesidaugino. Tai tarpai fitosanitariniai, ką medėjau, būtent dėl lygų, tos prevencijos gerai. Ir dirvožėmiai gerai, būtent atsiliuojami alieną dirvožėmį ilgalaikį perspektyvui, o neatsiliuojami su gera sėjomaina, tai jie tik gerins dirvožėmį. Ir čia kaip ir šiandien diskusija buvo parodoj, pagalvojau apie investicijas, kas yra investicija į žemės ūkį. Tai galvojau, čia Ilja Laurs pasisakė, tai jis pasakė investicija, sako, tai nėra tas, jeigu aš teisingai supratau, aš vėlgi, kaip supratau, investicija tai yra ta, kuri gražą duoda finansinę, pažinai, tai kažkur, dabar investavome į tą traktorių, investavome kažkokią siejamą, dar padargą kažkokį, jie duoda kažkokią gražą, tiesiogiai tai neduoda. Tai yra išlaidos, kaip ir chemikalam, kaip ir trašom, tai yra išlaidos. Jos kaip ir pajamos yra, išmokos, europinės kokios pajamos, tai nėra jokia investicija, tai yra kažkokia parama, tai yra kažkokios išlaidos, kurios mes patiriam. Kaip mes išnaudosime sąžininkai, ar pagerinsim dirvožemį, va būtent su tom ekoschemų išmokom, jos yra skirtos dirvožemiui pagerinti. Bet jeigu mes sugalvosime kažkaip įsisukti, nes sėjomainą taikytų augalų kaitą ir įsivaizduoti, kad mes čia tik gerai kažką padarysime, nes pinigus įsavinom, nes duoda, ne apie tai. Tai reikia, aš sakau, dabar yra galimybė imti pinigus ir tikslingai naudoti tam, kam jie skirti. Skirti sėjomainai, tai ir darykim sėjomainą. Tai yra ta parama. Skirti tarpinio pasėlių auginimo, auginkim tarpinius pasėlius. Ateis laikas, kai nebus tų išmokų, nieks neduos. Gali vieną dieną nutikti, kad sėdėsim prie nieko neturėsim. Mūsų valstybė nebus pajėgi mokėti, jeigu rūpinių kartais neliktų. O tai kodėl negali būti? Kas gali pasakyti, garantuoti, kad gali viskas, tai bus dar 100 metų į priekį. Niekas turbūt negali. Ir problemos dėl tų pagal augalų grupės, taip kaip ir sakai, kaip ir minėjau, taip.
Javai čia, atsiliavimai visi, ankštinių augalų irgi negerai, tam turi būti fenitanis. Dėl lygų, viskas yra čia visi tos augalų atsiliavimai ir tie fitosanitariniai periodai konkrečiai susijęs su lygom, ne su žulėm, ne su vabalais. Vabalai irgi, taip, vabalai irgi, jie pripranta prie to vienos kultūros, gali ten įlysti paskui, jeigu jiems ten palanku. Bet ir kaip mes juos patraukiam, čia ir žolės dabar bus dar vienas, turbūt, kad greitai aš tada einu, čia mes įsėsim žolės, nekultūrinis vadinamas. Ne piktžolės, nes tas piktžolės įsigyveno kažkada irgi, turbūt man čia įtaką padarė kažkada Valentinas, aš dar kai chemizuotas buvau, ūkė dirbau, pas jį apsilankiau, kažkada pažiūrėjau, jis pasakė žolės, tikrai paskui pradedi galvoti, nu kai chemizuotas esi, ten ūkis koks, tai tos piktžolės yra, taip įvardinta, tai čia piktų žolės, kaip yra pradedi galvoti, kad piktų žolės, mes irgi atskirą seminarą turėjom. Tai yra nekultūriniai augalai, kurie auga ten, kur neauga kultūriniai augalai. Gamta nemėgsta tuštumos. Jeigu neauga kultūriniai augalai dėl kažkokių tai priežasčių, dirvožemių problemų, augs žolės. Jos užims tą vietą, nes dirvožemiui reikia gyvybės, jam reikia gyvybės, bet kuri žolė, bet kuri augalas, jie paima CO2 iš atmosferos, leidžia žemyn dirvožemį anglies pavidalą ir atiduoda, maitina mikroorganizmus, ta anglimi, o ta energija tai yra saulės energija fiksuota organiniuose junginiuose. Viskas valdo, viskas saulės energija. Mes per maistą gauname saulės energiją, kuris yra sufiksuota augalų maiste, tuose formulėse, cheminėse, baltymuose, angliavandeniuose, riebaluose, kažkur visur yra saulės energija junginiuose. Mūsų organizmas, kai virškina mikroorganizmai, atpalaiduoja tą energiją, mes galim veikti. Tokį principą reikia suvokti, kad čia nieko nėra, šiaip atrodo, kaip pasigilinti, taip viskas įdomu. Ir žolės jau kalbėjom apie tą, sakiau, aš kažkaip neužsibūsiu, atskiras webinaras yra, kada jos auga. Pagrindinės priežastys, kodėl pasėliuose gausų žolių. Na, aišku, tas žolių sėklų bankas dirvoje labai išlieka ilgai, pavyzdžiui, čia pavyzdys paminėtas dirvinės smilguolės užaugina 16 000 sėklų, kurios gali išlikti keliarius metus išlikti, net 14 metų. Ten, kaip tušius savažius 7-8, kitus dar ir balandus turi labai daug, tai jos išlieka, o netinkamas jomaina. Vėl sakiau, atsiliavimas, tos pačios su paliniu pašiaušliu problema, vienareikšmiškai atsiliavimas yra. Jeigu tik pavyktų ūkiam išvengti atsiliavimo, pasistengti nedaryti to kviečių atsiliavimo, javų atsiliavimo nedaryti, nes gali būti po kvietrugių žeminiai kviečiai pasėti, arba po žeminių miežių kažkaip, kad neišvengti, ne po kviečių nesėti, tai yra javai po javų, kur tos irgi plinta, miežiuose gal biškai mažiau ta problema, tuščiuosius savažiuoti, atsiprašau, pelinių pašiaušlių. Bet irgi tokia žolė, kur ją galima kontroliuoti, suprantant, su ją galima susigyventi, galima ją kontroliuoti, kad žalos didelis nedarytų ekonominės, tikrai galima. Bet jinai plindanti bėda, ir kažkaip įsivaizduoju, kad žmonės net pažįsta jos, to žolės dar net nepažįsta, kiti ir net nesureikšmina jos, kad kokia jinai yra pavojinga, net nesupranta. Aš sakau, iš savo ūkio pavyzdžių, mums apie tai anglai jau buvo pradėję kalbėti, savininkai mūsų įmonės buvo anglai, dalinai, ir jie buvo pradėję kalbėti, ar ten 10 metais, gal kažkur prisimena tą blegrasą, apie tą pašiaušlį, ką jie čia kalba, nesuprantu, kas čia per žolė. Kažkokiais metais, paskui vienam rajone Jurbarke buvau matęs kažkokiam palaukiai tą pašiaušlį. Paskui dabar jau išplito, dabar jau tame lauke jau dabar išplitęs yra, kur tada dar kažkokias pavienės mačiau. O dabar Lietuvoje tikrai kai kuriuose regionuose, ne visur, bet kai kuriuose. Bet jeigu nesimsim tokių priemonių, pirmiausiai įvertinti tą padėtį, kiek Lietuvoje iš tikrųjų reali situacija, kokia su to pašiaušliu yra. Ne taip kažkas pasakė, ten yra kažkur, ten reikia valstybės lygių, konkrečių monitoringų, kad įvertinti, kiek yra ir kaip kiekvienais metais, pavyzdžiui, didėja, mažėja. Ir tada kažkaip ūkininkus mokyti labai smarkiai, mokyti, kaip ko nedaryti ir kaip ką daryti, kad jos mažiau būtų. Nes tai yra didžiulė bėda. Ir tiesiogiai susijęs su sėjomaina viena iš tų priežasčių, juk pašiaušlį daug lengviau naikinti, daug lengviau ir efektyviau ne kviečiuose atsiliuotuose, bet, pavyzdžiui, pupose, rapse žeminiam. Daug lengviau, herbicidai kol kas tenai efektyvūs, tie visi prieš varpiniai, kurie yra prieš varpinę žolės. Jiems ir pašiaušlį jokių bėdų, nes tai yra varpinė žolė, vienmetė dar. Bet kviečiuose, kai mums reikia, tai tada ir prasideda. Dauginimai, padauginimai ir iš visiškai kontrolės nėra, atsparumas herbicidams nerealus didelis, darosi greit. Klimatinės sąlygos, agrocheminės klaidos, čia viskas, kas susijęs su žolių to plitimu, atsparumas herbicidams, ką minėjau apie tos jau pašiaušlius ir visus kitus, bet jos natūraliai jos darosi ir ta chemija neišgelbės pasaulio. Mes kaip pagalvojame, jinai brangi, tai yra įnešimai, tai yra, kaip dar kartą paminėjau, tai yra ne investicija, tai yra įnešimai, tai yra mūsų išlaidos. Ir jeigu mes tų žolių, jeigu yra pašiaušlio, arba dar ten dabar ir svidrės, ir dirsės, pas kai kurios ūkius plinta tos varpinės žolės, sako, susiję su minimaliu dirbėjimu, čia su tom tiesioginėm sijom, girdžiu tokias kalbas. Bet vėlgi, tai jeigu suprasti sąžiningai ir teisingai, būti pats savo, tai kaip jos plinta, nekalbam apie siejamąją, mes irgi atstovausdama beriminę asociaciją kalbam, tai nėra siejamoji, tai mes kalbam apie sistemą visą. Kad turi būti sijoma, ne viena siejamoji. Siejamoji svarbu, kad žemę mažiau judinti, bet tik viena iš tų visų priemonių.
Turi būti kartu ir sėjomaina, turi būti kartu ir tarpiniai pasėliai, turi būti kartu ir ta minimalus mineralinių trąšų naudojimas, organikus daugiau, liekanų palikimas, ta bioįvairovė, viskas kartu turi eiti. Tada efektą pasieksime laukų lygių. Laukų lygių. Ir kiekvienas, jeigu kiekvieno ūkio laukio, tai kiekvieno ūkio lauką žiūrėsime, tai bus tada ūkio lygių bus pajamos daug didesnis, ką mes ir dabar apie tos norėjom pasakyti, dvinarius, daugianarius pasėlius, kad išnaudotų pelningumą didesnį gauti iš tų kultūrų, išnaudoti tą gamtos tos gerus dalykus, o ne tą iš monokultūros. Nieko nebus ta monokultūras. Čia istorija ne vien ūkių, žinau, kurie ten tikrai tą monokultūrą prie gero nepriveda. Dar jeigu kažkas dar laikosi, šiandien dar kažkaip gali gauti derlingumus ir taip gyvendami su to monokultūrom ateities, tas ūkis nelabai ir turi. Neįsivaizduoju, kas turėtų būti, kažkaip nors irgi kai kurie žmonės pasidalina, sako, aš ir atsiliuoju kviečius ir ten turiu, man viskas gerai. Nei mėšlo nenaudoja nieko, kažkaip keista, taip klausimo būna, kaip tau gerai, kaip čia tau dirvožemį reikėtų pamatyti ir gerus tyrimus jau padaryti. Ne fosforo kalį nustatyti, bet nustatyti gyvybingumą, organinę anglį, viską pasižiūrėti konkrečiai. Jau taip giliai į dirvožemį pažiūrėti, ar tikrai nekinta, gal kažkoks stebuklas ten atsitiko, kad nekinta, nes pagal visą tą agronomiją tai nėra gerai. Ir apibendrinant, taip, sėjomaina yra viena iš svarbiausių agro priemonių, ir kuri tiesiogiai taukoja dirvožemio sveikatą ir kultūrų derlingumą. Biologinę įvairovę galima padidinti, augindami tarpinius pasėlius per žiemą, daugianarius pasėlius, kurie įtakoja tiesiogiai organinės anglies kiekį dirvožemėje, taip mažiau priklausomam nuo išorės faktorių, čia turint galvoje nuo kritulių, nuo meteorologinių, nuo trąšų kainų, nuo grūdų kainų. Reikia, būtent reikia tausoti dirvožemį, išmokti tausoti. Sėjomaina yra vienas iš tų dalykų, kurie prisideda prie tausojimo dirvožemio. Tiesiogiai ir viena gal iš svarbiausių, kur atrodo ir kiekvienam pasiekiama ir realiai gyvendinama. Tik reikia supratimą galvoj pakeisti, kad reikia tos sėjomainos, kad jinai yra svarbi. Svarbu ne pajamų kiekis, o pelnų dydis. Tikrai irgi sako, man 9, kiek tu gauni derlingumą kviečių, 9 tonas, 10 konkuruoja, čia rekordus jau siekia su tom 10 tonų, kas čia pasieks greičiau. Realybėje tai sako kai kurie, kad jau ir pasiekė ten ir daugiau tų derlingumų. Tai ar tai svarbu, ką aš norėjau pasakyti, ar tai svarbu tonus iš hektaro? Ūkininkui svarbu pelnas, koks yra iš hektaro. Kas lieka pinigai, kurie laisvi pinigai lieka, kuriuos jis gali išleisti savo, investuoti atgal į ūkį. Tai yra svarbu. Pajamos tai yra tik pajamos. Atskaičiuoti išlaidas, to pelno gali visai nebūti. Ką minėjau, kad jeigu kviečių 7 tonų savikaina, tai kiek tu turi gauti, jau gauk 8 tonas, kas yra sudėtinga nuo 1000 vidurkį, kai dar kartą kartuoju, bet tik 200 eurų iš hektaro pelnų gaunasi. Tai kas tie 200 eurų, jeigu kažkoks didesnis ūkis, arba didesniam ūkiui dar nieko. Mes kaip 5000 turėjom savo laiku ir 200 hektarų, jeigu 200 eurų hektarui pelnas vidutiniškai, skaitykime, ne, 200 hektarų su išmokom, mums milijonas plus. Tai ko blogai su išmokom? Milijonas. Na, gal neblogai milijonas, tai nes 100 eurų tada dar mažiau negu 100 išmokos buvo. Tai mums dideliam ūkiui jau gerai, mes galim investuoti. O mažam ūkiui, kur 100-150 hektarų, kas tai 200 eurų? Nieko tai nėra, nieko jis negali investuoti. Kaip atskiras ūkis, tai čia apie tai vienas prisimenu ūkininkas sako, man reikia pelno 500 eurų, 600, kad iš hektarą gautų pelno. Tai dabar taip įdomiai, žinai. Nėra taip kažkaip lengva tą padaryti. Ir tą reikia skaičiuoti pelną. Būtent, gal, kaip ir minėjau, dar kartą kartuoju 6 tonus, pajamos kviečių, o savikaina gali būti 4 tonus, 3,5, kaip sugebėsim ten. Ūkininkai, aišku, ten, kaip paminėjau, 1400, prisimenu, nes vienu ūkininku kalbėjau, sako, mano per pusę mažesnis išlaidos tos yra. Bet sako, ką tu įtrauki išlaidas, tos žemės nuomai įtrauki, atlyginimai įtrauki savo, kad tu ten darai. Ne tą, kad tavo valstybė reikalauja susimokėti tą sodrai mokesčių kažkokį, bet realiai įtrauk. Ką bendrovės, pavyzdžiui, turi daug didesnės išlaidas, nes jie atlyginimus turi žmonėms mokėti. Jeigu ūkininkas pats dirba, turi galvoje, nesamdo kažko, jeigu mažesnis. Bet jeigu samdo, tai čia tie patys dėsniai atlyginimai pradeda išlaidas įeiti kaip ir bendrovėm didelėm. Yra ir taip rizika. Kas yra labai svarbu, rizika yra verslo sudėtinė dalis, bet kokio verslo. Jos valdymas yra žingsnis į sėkmę, įsivaizduoju, ekonominė, socialinė, aplinkosauginė, visokia. Jeigu žemės ūkiai, tai apelsinauginė. Nes rizika yra, mes turime išmokti valdyti, mes su ja vis tiek bus ta rizika, pasėlių bus tų kainų rizika, bus tų žiemojimų, oro rizika, bet mes galim valdyti, galim prisitaikyti, galim grūdus parduoti dalimis, galim draudimus pasėlių daryti, kur susimažinti tą riziką kažkokią netekčių, galimų netekčių. Galime ten sėjomainą pasidaryti, kad ne monokultūras auginti, jeigu kas atsitiks, kad ne viena kultūra nukentėtų dėl kainų, dėl kažko. Mes galim valdyti, tik reikia galvoti. Ir svarbiausia, paskutinis, išmokti skaičiuoti savo išlaidas ir vertinti dar kartą tas galimas rizikas. Svarbu išmokti skaičiuoti, kad suprasti, kur mes esame. Ar trąšos yra brangios šiandien, ar jos yra pigios, ar dar galima tikrai pirkti. Dizelio kainos dabar kyla, čia kaip jau per radiją pasisakymus kyla, tos kainos klausia, ar jūs važiuojate mažiau? Sako, ne, nieko nemažiau važiuoju, kiek važiuoju, tiek ir važiuoju.
Nu, taip įdomiai. Kiek važiavau, tiek ir važiuoju. O, sako, kai kuriem per brangu, sakė, miestuose tai labai pamažėjo automobilių. Nu, gal ir gerai, jeigu tos trašų kainos. Čia jau taip nieko piktybiškai nepasižiūrėkite tą pasakymą, va tos aukštos trašų kainos tikrai gal privers žmonės mažiau naudot tų azotinių trašų. Ir dėl to, kad bus priversti mažiau naudot, gal jie supras ir pamatys, kad jų tiek ir nereikia, kiek jie naudoja. Nes jeigu bus mažos kainos, nežiūrės. Tikrai irgi pasisakymų girdėjau, fosforo kalį tyrimus pasidaro, ten visas normas viršyje dirvožėmiai tie kiekiai. O tai jūs vis tiek trešia fosforą kalį. Sako, kam tu treši? Sako, ne, negaliu, aš taip įpratęs. Aš negaliu, negausiu. Toks įstikinimas. Nors visiškai nereikia.